Šiandien bendrauju su Miglė Remeikaitė. Pagal išsilavinimą ji yra teatro režisierė ir aktorė, baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją. Šiandien Miglė ne tik režisuoja ir asistuoja režisieriams Lietuvoje ir užsienyje, bet taip pat ir vaidina. Tačiau vien tik teatro pasaulio Miglė neapsiriboja. Tiek studijų metais, tiek po baigimo Miglė savanoriavo, vedė vaikų stovyklas, mokė vaikus dramos meno, dėstė studentams ir netgi dirbo profesionaliai gide Kanadoje. Miglė taip pat dirbo karite ir dalis rūbų bei daiktų, kuriuos mes paaukojame Ukrainos žmonėms, praėjo būtent pro Miglės rankas. Miglė labai mėgsta keliauti, tačiau jai neužtenka tiesiog nusifotografuoti gražiose vietose, todėl dalies kelionių metu Miglė užsienyje apsistoja ir ilgiau, įsidarbinę kūrybiniam ar kitokiam darbe, susiranda vietinių draugų bei prisisėmė įkvėpimo savo kūrybai. Nepaisant viso to, Miglė labai myli Lietuvą ir visada planavo ir planuoja savo sėkmę ir karjerą kurti būtent čia. Visai neseniai Miglė sugrįžo iš daugiau nei metus trukusios gyvenimo kelionės, kuri prasidėjo Naujojoje Zelandijoje, tęsėsi Australijoje ir pasibaigė Kanadoje. Šiandien su Miglė kalbėsim apie teatrą, kūrybinį procesą, apie meną, kokia yra kelionių prasmė ir svarbiausia, kuo skiriasi vaikų ir studentų mokymas. Bet šaltalankiai žiauriai geras dalykas. Jo, o tau ne per saldu? Ne, man patinka. Score. Aš kaip sakau, ta prasme, ateitų ir prasidėjo, ta prasme, užkandžiai prasidėjo arbata. Mes net negalvojame apie šitos dalykus ir ta prasme, apokštas tokia magija tokia ir aš toks amazing. Viskas apie sneksus, taip reikia. Ir atsimeni, Miglė, kada mes šitoj erdvėje paskutinį kartą buvom? Kartu? Jo, prisimenu. Atsimeni. Jo. Tai aš ir apie tai ir noriu pakalbėti, kai mes tave išleidėjome tą didžiulę kelionę. Jo. Ir šitoje nuostabioje erdvėje atšventėm tą prasme, nes kai buvo daug žmonių susirinkę, daug kūrybiškų žmonių. Kaip faina prisiminti. Žiauriai faina buvo ir šitą erdvę mus dar kartą, kaip sakant, remia, mums padeda Vileišio 18, kūrybinės erdvės. Miglė daug daugiau gali apie tai pasakyti negu aš, bet aš tiesiog iš savo pusės vos tik susitikau su savininku. Kai aš susitikau su Martynu, aš iš karto pajutau tokią tą prasme, kad žmogus tikrai nuoširdžiai nori padėti, pagelbėti. Aš visą parašiau tą prasme, kad mes norim kurti tokį nekomercinį podcastą, kalbinti fainus žmonės, jaunus žmonės, rodyti jų įspūdingus darbus ir tiesiog parodyti pasauliui, pačiai Lietuvai taip pat, ant kiek fainų jaunų žmonių yra. Ir jis iš karto tą idėją užsikabino, sakė, jo, padėsim, pagelbėsim, ta prasme, jokių problemų, jūs tik ateikit, žinai. Ir iš karto, ta prasme, labai greitai ir komunikatyviai, net kelis laikus pasakė, kada galima ateiti, kaip galima ateiti, viską man parodė. Ta prasme, tą pačią dieną, kai aš paprašiau, staiga galėjau ateiti ir viską apsižiūrėti. Tai buvo, tiesiog nuostabus žmogus, realiai. Tai visa komanda čia, kas dirba šitose erdvėse, man tai jausmas čia yra kaip namai, gal ne tiek dėl pačių ten sienų, bet dėl tų žmonių. Ir galbūt ir dėl sienų, nes tas pats Martynas, dar Domas, toks Domas ir Richardas, galvoju, galbūt buvo dar kažkas, bet žinau, kad tikrai pagrindas yra šitie 3 vyrai, jie šiaip yra aktoriai, bet jie išgriovė šitos ofisinius visus kambariukus ir padarė juodąją salę visiems scenos kūrėjams, padarė repeticijų salę, kurioje čia vyksta ir ten ir workshopai, visokie dirbtuvės ir tą gražią erdvę, bendrą erdvę tik įėjus, kur žiūrovai gali irgi jaukiai jaustis su to kilimu ir su viskuo. Viską savo rankom padarė. Tai man čia buvo vien šitas jau stebuklas, kaip susibūrė žmonės ir tiesiog iš idėjos padarė tokią erdvę, kur sakau, žiauriai gera būti. Ir Butrukana Lietuva, Rankų šešėlių teatras, reklama, yra čia vieni pagrindinių rezidentų, man atrodo, jie yra kaip ir čia vadovai. Vadovai, savininkai. Ir Alfos. Dar yra, jeigu neklystu šiuo metu, Apeirono teatras ir Impro 248. Žodžiu, dar vienas Impro teatras irgi čia reziduoja. Ir dar daug menininkų, vis režisierių ar tenais laikinai reziduojančių menininkų prisiglaudžia. Tai šita erdvė tiesiog tokia draugiška menui ir visą laiką, sakau, gera čia būti. Išsiplėčiau, bet jo padariau reklamą. Bet taip reikia, ta prasme, nes vėlgi tikslas jaunus veiklius žmonės, kurie daro nuostabius dalykus, kaip sakant, pasakyti Lietuvai, pasakyti žmonėm, kad yra tokių žmonių, yra tokios veiklos, yra tokios erdvės. Ir ką aš išgirdau labai įdomaus, aš nežinau, kad jie patys čia viską griovė.
Patys viską. Tai va būtent, kad Taip. aktoriai, menininkai patys sukūrė erdvę kitiem menininkam. Nebuvo, kad kažkokia atvarė, žinai, statybų kompanija, tipo mes padarysim euro remontą, mes padarysim viską steriliai, mes padarysim, kaip sakant, pagal taisyklės ir tipo ateikit čia kur čia. Aš kaip suprantu ir ką tu prieš tai sakai, ir kaip aš jaučiuosi, ir kaip kiti čia jaučiasi, kad čia yra ta erdvė, kurioje yra tas kūrybinė atmosfera, tas kūrybinis vibas, pat, žinai. Ir tam tikri netobulumai, kad ta erdvė tiesiog tave kviečia bandyti eksperimentuoti ir žaisti. Ir kaip pirmą kartą aš tą pajutau, grinai, kai tave palydėjom į tą didžiulę kelionę. Jo. Tai kaip tu dabar jautiesi sugrįžus po viso to, nežinau, odisėjos po pasaulį? Odisėja. Tai trumpai tik tais gal tada pasakysiu, kas per kelionę ten buvo. Tai buvo metams nusprendę su mylimuoju draugu iškeliauti iš pradžių į Naująją Zelandiją, o tada į Kanadą. Ir prieš išvykstant, mano draugas jau buvo išvykęs, o aš sugalvojau dar visus tuos metus praleistas šventes atšvęsti per vieną dieną ir pasikviesti daug draugų. Tai va čia toks buvo tas vakarėlis ir buvo labai juokinga, nes ten visokių švenčių buvo ir gimtadienis, ir nauji metai, ir taip toliau. Taip, labai gerai buvo. Ir vaikų net buvo. Ir vaikų buvo, jo, nes man daug draugų jau turi šeimas ir labai kažkaip faina, kad vaikai irgi pridavė dvasios kažkaip. Oi, tikrai. Nu, taip. Ir dvasios, ir džiaugsmų, ir chaoso biškį. Ir chaoso biškį, jo. Oh, yeah. Bet jo, o ta kelionė, žodžiu, praskrido kažkaip labai greitai. Tuo metu, kai buvau tenais, buvo didžiulis ilgesys namų. Ir pagalvojau, kažkada esu išgirdus tokią frazę, man labai patiko ir aš pagalvojau, kad turbūt ne visai iš ją pasinaudojau, kad kai keliauji, pasimk visą širdį. Tai man buvo šiek tiek toksai, kad aš palikau ten nemažai to širdies Lietuvoje, labai ten jaudinaus dėl močiutės, dėl mamos ir jo, ir nebuvo taip, kad iki galo tenais galbūt užsimiršau ir visiškai atitrūkau, bet gal nieko tokio, vis tiek man atrodo, labai daug pavyko ir patirti, pakeisti ir 5 darbus, 5 gyvenamasias vietas ir taip toliau. O ar gali pasakyti, vat visą tą savo kelionės pradžią, nes buvo, kaip tu sakai, Naujoji Zelandija, buvo Kanada, bet buvo ir Australija, ta prasme. Ai, tarpe, jo, 2 savaitės. Aš sakau, kad čia nebuvo tik tai 2 šalys, čia buvo, ta prasme, toks visiško odisėja, ta prasme, per daug, blema, čia per visą pasaulį realiai. Į vieną pusę, į kitą pusę. Taip. Ir vat labai įdomi frazė, kurią tu pasakei, kad, man iškart surezonavo tas, kad jeigu tu palieki čia širdį, vis galvoji apie Lietuvą ir nesi pilnai atsidavęs buvimu ten, kur esi šiuo metu, tai gal ar atsiranda tas toks ilgesys didžiulis, kad tu vis tiek dalį savęs palikai namuose ir nepasimė viso su savim. Jo, tai, bet paradoksas, klausi, kaip dabar jaučiuosi. Tai aš dabar grįžau ir man dabar toks jausmas, kad kažkiek širdies ten palikau. Toksai tai, reikia jo čia kažkaip rasti tą balansą. O kaip pat, Miglė, yra, nes aš visai nesnei sužinojau, kad tu pasirodo keliauji ir šiaip, nebūtinai po visą pasaulį, nebūtinai, ta prasme, tokias ilgas keliones kaip visus metus, bet kad būna ir trumpesnių. Tai aš nepažįstu daug žmonių, kurie keliauja ir taip ir anaip. Arba jie ilgai kažkur išvyksta pabūti, arba jie būna, kad trumpalaikės tokias savaitgalio vos ne kelionės savaitės. Tai ar galėtum man kaip žmogui paaiškinti, koks skirtumas tarp šitų dalykų. Ir aš pasakysiu, kodėl, žinok. Nes aš labai mažai šiaip keliauju. Ir man kartais būna, aš visą laiką paklausiu žmonių, kurie keliauja, o tai ką tu išmokai, o tai ką tu ten radai, ką tu ten patyrei. Ir aš galvojau paskui save taip reflektuodamas, o kodėl aš to klausiu, kodėl man tai svarbu. Ir aš paskui supratau šiandien realiai, kai namie sėdėjau, galvojau apie mūsų podcastą, aš supratau, aš klausiau to dėl to, nes man atrodo, kad aš kažką praleidžiu nekeliaudamas. Ir aš noriu įsitikinti, ar aš iš tikrųjų praleidžiu, ar aš iš tikrųjų pametu kažką gyvenime, ar man tai nėra būtina, žinai. Bet tas ir yra dalykas su tom kelionėm, trumputėm. Bet geras, kad tu reflektavai, nes aš galvojau irgi, kai tu paklausai, iš tikrųjų tai priverti susimastyti. Ich visai dėkinga buvau, kad tu paklausai, nes tuo metu buvau Prancūzijoje. Ir mokiausi slidinėti. Tai ta kelionė buvo labai produktyvi. Taip. Nes įvyko edukacinė. Jo, naujas skilsas kažkoks atsirado. Bet jo, kai paklausai, tai aš iš tikrųjų susimaščiau ir aš pagalvojau, kad iš tikrųjų, kai nekeliauji, nemanau, kad tu kažką prarandi. Nes kelionėse tu labiau galbūt atrandi dalykus, kurių tu net neieškai. Tu visada kažką atrasi. Būna ir niekinių kelionių, kur tu nieko neatrandi, tiesiog atsipalaiduoji, užsimiršti ir taip toliau, kas irgi nėra blogai. Bet jeigu būna kokios kelionės, kur tu ten eini
ką aš labai rekomenduoju, tokius turus, tarkim, tuos free walking tours būna. Taip, tugi buvai ir gidė. Ai, nu, čia Ir labai dabar sėkminga gidė, pasireklamavau. Kanadoj. Jo, šiaip ten tai buvo crazy, nes Crazy. kita svetima kalba apie svetimą istoriją žmonėms pasakoti taip, kad jiems atrodytų, kad aš čia viską žinau. Buvo toksai toks stiprus uždavinys, kad aš po pirmo savo turo, aš 3 dienas migreną turėjau. Taip? Jo. Tiek daug įtampos buvo? Jo, matyti ir atsileido tada, nors gerai praėjo tas turas, bet matyti įtampos buvo. Nu, Taip, toks visai taip. uždavinys. Bet va, ką norėjau pasakyti, apie tuos turus, tarkim, man jie visai atrodo, kad padeda pažinti giliau, tarkim, šalį. Bet įdomus dalykas buvo Portugalijoje, nuėjome į tokį turą ir aš supratau, kad tokia šalis atrodo atoki, mes nesidalinam nei ten bendra kažkokia Sovietijos istorija, nei ten dar kažkuo, bet tiek yra panašumų. Panašumų? Nu, yra panašumo tikrai tame, kad jie turėjo diktatorių, kuris juos nusekeno. Jie istorijoje buvo tiek kartų išduoti, tai atrodo, nu, yra panašumų su Lietuva. Ir irgi tokie atrandi kažkokią giminystę su šalim, su žmonėm, kurie atrodo taip toli. Tai grįžti irgi su kažkokiu tokiu jausmu, kad nu, mes visi žmonės praeinam vienu ar kitu gyvenimo ir istorijos etapu pro kažkokias gana panašias patirtis, tik kitaip apsirengusios. Tai va, tai sakau, ne, Andriau, nusiramink, nieko nepraleidai. Nesiparink. Jo, nesiparink, nes kai keliauji, tu kažkiek tikrai keliauji, tai tu turbūt pastebi, kad tu kažką vis tiek, nu, atrandi, kažką pasiemi, bet jeigu viduje nėra to poreikio, nevažiuoji ten tikslingai ekspedicijas, kažką, tai, nu, nėra, kad ten kažko labai ekstra reikia ieškoti. Man kažkaip atrodo, kad tiesiog gyvendamas čia ir dabar Lietuvoje tiesiog aš galiu labai daug pasisemti ir būdamas šičia. Ir daugiausiai, kas man suteikia to tokio naujovės jausmo, tų naujų patirčių, tai yra būtent kiti žmonės, su kuriais bendrauju, su kuriais susipažįstu. Veiklos, kurias aš darau. Jo, bet čia visas podcastas yra tokia kelionė, kur aš nežinau, kur nuves, bet aš kažkur einu, aš kažkur, žinai, keliauju. Mūsų partneris Edvardas, ta prasme, kolega, su kuriuo... Labą. Jamie, jo. Jis mums padeda viską filmuoti, viską daryti ir tikrai, jeigu ne jisai, tai nebūtų taip greit viskas įsivažiavę. Ir čia jau ne pirmas kartas, kaip mes čia filmuojam, čia realiai... Kaip čia? Čia realiai 7 epizodas, kurį mes darom iš tikrųjų. Bet tikiuosi, kad bus antras, kurį bus galima paleisti, nes pirmi 5 tai buvo toks... Tai kameros netaip filmuoja, tai garsas neteisingai varosi, tai šviesos netokios. Tai per vieną kartą pamiršau spintą atidaryti ir ten tiesiog rakandai, pelė kokį suvėtyti. Kažkada elektrikas atėjo ir elektrą išjungė. Eina savo. Jo, buvo šitas. Bet ir vis tiek tiesi daryti, nu tai žiauriai žengėm, ta prasme labai jokingai ten buvo. Atkakliai, taip, žinai, nenuleidži rankų, nesakai, kad nu va, čia likimas neleidžia. Likimas testuoja, ar tu tikrai nori, Dievas testuoja, ar tu tikrai nori. Ir jeigu tu sugebi, kaip sakant, tuos išbandymus pozityviai pamatyti ir suprasti, kad tai yra tiesiog tau pačiam sutvirtinti, tau pačiam, žinai, įkvėpti, kad jeigu tu per šitą perlipsi, tu perlipsi ir per sekančią kliūtį, ir per sekančią, ir tu, ta prasme, galiausiai įsivažiuosi ant tiek, kad jau niekas tas nebesustabdys. Galų gale tu pats save labiausiai stabdai. Kažkokie įsitikinimai, čia man sunku, čia nelemta, čia nespėjau, čia neužtenka laiko. Ir tai va, tokios va kelionės, žinai, jos mane labai pripildo, kai einu va, per gyvenimą, atrodo, labiau negu per kitas šalis. Bet va, tavęs klausant, ar ne, kai buvau Erasmuse Prancūzijoje, ar ne, tai aš atsimenu, pirmą vakarienę buvo pas mus tokia international class, dizainą visi studijavom, ir idėja buvo ta, kad prancūzai susikviečia iš viso pasaulio kietus gerus studentus, ir tada tie studentai savo tarptautinę patirtį perteikia prancūzų studentam, žinai. Ir mes kartu su prancūzais mokėmės, kalbėjom angliškai, buvo labai kietai. Ir atsimenu, buvo pirmas vakaras, kai mes visi susėdam, bendraujam, valgom, gaminam vakarienę bendrabutį. Ir man staiga labai aiškiai ir labai greitai atėjo ta mintis, kad nesvarbu, iš kokios šalies yra žmogus, tu visada su jais gali rasti bendrą kalbą. Ir man tokia mintis buvo geri, normalūs, komunikuojantys žmonės, jokio piktybiškumų nebuvo, jokių kažkokių tai ten įtampų, kažkokio nesusikalbėjimo. Tiesiog susirinkom, bendravom ir visi labai daug bendro turėjom. Ir iš viso pasaulio žmonės, ta prasme. Japonija, Koreja, Kinija, Afrika. Wow. Nu, Afrika daug šalių, bet aš neatsimenu, kažkurios Pietų Afrikos Respublikos. Italijos,
Iš Ispanijos, iš Norvegijos, iš Švedijos, iš Kanados, ta prasme, iš visur realiai žmonės jo ir visi rado bendrą kalbą. Ir man buvo toks nuostabus atradimas, bet kad realiai tu su bet kuriuo žmogum gali užmėgsti tą bendrą ryšį. Bet gal kertinis dalykas, tu turi mokėti prie jo prieiti. Ir aš truputį noriu grįžti prie tavo turų Kanadoje. Nes man čia skamba kaip neįtikėtinas dalykas. Tu kaip sakei, išbandai daug įvairiausių darbų savo šitoj Miglis Odisėje, kaip sakant. Ir kaip tu jautėsi vesdama tos turus? Nes tu vis tiek baigiai aktorinį, atsiprašau, ne aktorinį, režisūrą baigiai. Ir aktorinį baigiau magistrą. Ne? Jo. Tai ne visiškai prašau. Neprašau. Labai gerai. Ir aš kažkaip galvojau, kad tavo asmenybė, tavo tas teatrališkumas, raiška, žinai, tas gebėjimas komunikuoti tau turėjo labai padėti tą daryti. Aš tai spėjau bent jau. Tai tikriausiai padėjo, nes ten buvo labai apie istorijų pasakojimą. O mums režisūros gal studijų metais mūsų kurso, kaip pasakyti, aš sakyčiau kaip ir vadovas, antrasis vadovas, bet daugiausiai su mumis dirbęs Agnius Jankevičius yra sakęs, tiesiog išmokyt papasakoti istoriją. Ir man iš tikrųjų atrodo labai teisinga ir toj vietoj, tenais kalbant, aš ir testavausi, kaip pasakot tą istoriją. Kur tie punchline'us, kur sudėti, arba kur galima dar kažką įterpti, kur jau gal nebereikėtų, reikia eiti pirmyn. Taip. Tai ten buvo labai panaudoti tam tikri dalykai iš profesijos, bet iš tikrųjų čia visai susisieja su tuo, ką prieš tai minėjai, apie tą, kad visi galim rasti kažką bendro. Pradžioj labai būdavo sveika padaryti tokį nedidelį apšilimą, vadinasi icebreakers. Icebreakers. Pralaužkim ledus. Pralaužti ledus. Tai toksai, kur tiesiog sėdi labai daug žmonių, irgi iš skirtingų šalių, visą laiką bus vienas vokietis kažkodėl, žiūri, keliauja vokiečiai, aš nesuprantu. Kada Zelandijoje tokį urvą lindom, spėk, ką sutikom. Vokiečius. Du vokiečius, jo, tai visur jie. Tai žodžiu, yra grupė iš visur skirtingų ten šalių ir taip toliau. Ir tenais visų paprašai tiesiog pasakykit savo vardus ir vieną linksmą faktą apie save. Ir ten kažkas pasidalina, ten žaidžia ir aš pradedu, sakau ten, aš Miglė ir bandau balkonį užsiauginti pomidoriukus. Ir aišku, kažkas tenais irgi ten, aš irgi mėgstu ten sudėdinkauti. Kažkas tenais tenisą žaidžia, kitoj pusėje vienas vyras irgi sako, aš irgi tenisą žaidžiu. Ir atsiranda tokie mini tokios jungtis. Ir jeigu esi geras gidas, tu pamatysi tai ir apjungsi. Ir aš pagalvojau, ten man gal buvo tokia privilegija, nes Viktorija, tas miestas, kuriame buvau, jis yra Vankuverio saloje, tenais netie gal daug žmonių atvyksta ir tie turai būna tokie jaukus pakankamai. Labai retai būdavo, kad būtų virš 20 žmonių. Tai aš turėjau tokią prabangą padarytą tokį šiek tiek pradžioj, nes pavyzdžiui, ten kitur būna tos grupės po 3-5 žmonės, nebedarysi to, laiko gaila. Tokia biškė, ne? Jo, tai gal tiesiog paklausi, iš kokių šalių esate ir gal kažkas ten susiranda. Bet šiaip tiesiog matyti tuos žmonės, būna pamatyti, pastebėti, po to tarp tų stotelių, tu vis tiek eini su jais ir tu pašnekini kažką prisimeni, ar tai vardą, ar tenais iš kokios šalies, ar ten kokį faktą, ten, kad ką tik atvyko. Ir mėgsti tą pokalbį ir padaryti tą aplinką ne tik tais apie tą plyną informaciją, o padaryti tai patirtim, nes vis tiek žmonės išsineša ne tiek ten faktų, kiek išsineša emociją. Kaip gerai. Tai beveik visose dalykuose, ką darau, kažkaip, svarbiausia, save irgi stabdau, tarkim, ten repeticijos vyksta, žinau, kad reikia privesti iki rezultato, bet niekad nepražiūrėk žmogaus. Ir kartais tenais, pavyzdžiui, net repeticijos metu trumpas momentas, kad pastebi, kad aktoriai šiandieną sunku, nes ten kažkokias, nežinau, ar ten kažką skauda, arba ten galbūt kažkas ryte negero atsitiko. Vien tą dalyką irgi pastebėti, paklausti. Tu užtruksi gal tik kelias minutės, bet tai gali pakelti repeticiją, visą likusią repeticiją. Bet tą reikėjo išmokti, nes labai dažnai tikslas užtemdo akis ir tada taip tik nori, turė, pasakyti informaciją, greičiau užbaigti turą. Bet viskas, kas tarp, yra iš tikrųjų, ką po to išsineša žmonių toks. Taip, viskas. Ne tik, bet tai svarbu. Žiauriai keletas minčių man dabar gerų tokių atėjo. Vat ką tu sakai, aš šiandien kaip tik klausiau vieną podcast'o apie vieną specialiųjų pajėgų vadovą, kuris 20 metų kare praleido, ar ne?
toks Jocko Willink. Ir jisai, įspūdinga asmenybė, bet jisai labai daug kalba apie tą teisingą lyderystę, ar ne? Ir ką tu sakai, kaip teatro režisierė, ar ne? Kaip svarbu pastebėti aktorių nuotaikas, kaip jaučiasi dabar, ką jie dabar išgyvena, ar ne? Ir padėti jiems, kaip sakant, atjausti juos, tą empatiją parodyti ir įvertinti jų gebėjimą, kaip sakant, prisidėti prie viso proceso. Jis lygiai tą patį sako apie savo karius. Sako, tu visą laiką turi pasitikrinti, kaip tavo karių, grupė, kaip jie jaučiasi, ar visiems viskas tvarko, ar visi, kaip sakant, pasiryžę, pasiruošę, teisingo emocinė būsena, kaip jiems sekasi, ta prasme. Ir tu, kai tą įsivertini ir pažiūrėdamas iš šiek tiek toliau, sako, tik tada tu gali būti geras lyderis. Nes esmė ta sako, kad, kaip tu sakei, kai tu susitelkiai tikslą dabar, ar ne? Dabar tikslas padaryti spektaklį, padaryti gerą repeticiją, bam, sukalt spėti tą laiką. Ir jeigu tu taip žiūri, tai gaunasi toks, tavo labai sufokusuota žvilgsnis, kaip arkliuko, Ir problema tame, kad tu nebepastebi, pavyzdžiui, kad tavo, kaip tu sakai, aktoriai kažkaip prastai jaučiasi, ar ne? Ir jis lygiai tą patį analogiškai sako su savo kareiviai, Jis dabar jau nebe kare, dabar jis ten daug verslų sukūrė, konsultuoja įvairiausias verslus, kaip reikia tą daryti. Ir jis būtent tą sako lyderiam. Jūs privalot suprasti, kaip jūsų komanda šiuo metu, kokioj būsinoje jinai. Ir kad komanda nėra toks vienas, toks solidus objektas, kad komanda yra žmonės. Tai yra pirmiausia žmonės ir tu turi įsitikinti, kaip žmonės jaučiasi, tu turi matyti, kas jų galvoje darosi, ką išgyvena dabar. Nes jeigu, visi pasiruošę, bet vienas žmogus šiuo metu negali dalyvauti, tai tu turi, kaip sakant, suteikti galimybę jam iš ten pasitraukti ir tada kiti turi pasidalinti jo darbus. Nes jeigu tas žmogus ateis negalėdamas daryti ir bus priverstas daryti, perdėks, sugadins visą atmosferą. Jo. Aleliuja. Kokia faina paralelė tarp teatro, tarp lyderystės ir, kaip sakant. Wow, bet tikrai dabar net ką sakei, toksai susijungia taškai, bet iš tikrųjų taip ir yra, nes aš galvoju, tarkim, tu kaip režisierė, tu spektaklio dieną tu visiškai nebeturi ten galios. Yra net toks anekdotas, kur ten režisierius režisuoja spektaklį ir viską aktoriai tobulai daro. Ir tada ateina spektaklis ir aktoriai viską savaip daro. Režisierius ateina po spektaklio, sako, ką jūs čia... Tipo, ką jūs čia darot? Ir sako aktoriai, kol tu režisavai, mes netrukdėm tau dirbti tavo darbo, dabar tu netrukdyk mums dirbti savo darbą. Žinai, kad... Geras. Jo, tai čia yra tas momentas, kad tu turi pasirūpinti tai žmonėm, kurie pasirūpins ten tavo kova, tavo projektų, tavo darbo, o tu turi pasirūpinti žmonėm. Taip. Kaip lyderio tavo, tai yra užduotis. Aišku, tu pasirūpini, kad vyktų judėjimas tą kryptim. Tau reikia vis tiek, kad vyktų. Taip, žinoma. Bet tuo pat metu, vis tiek, viskas atsiremia į žmogų. Ir aš galvoju, čia net nuo mažų dienų, dabar mokykloje dirbu. Ir buvo viena tokia situacija, kur aš pagalvojau, kad buvo galima praleisti, siekiant ten išpildyti pamoką tobulai, be galo gražų momentą kaip klasiai, kaip grupiai. Nes buvo labai paprasta situacija. Tiesiog mes su vaikais žaidėme emocijas. Teatro pamokėlė, mes ten visi apšilom. Ir tada sakau, dabar pasibandysime liūdesio emociją. Ir dabar visi padarykim, kaip mums atrodo, kaip mes būnam, kaip būna liūdna. Tikriausiai mums sunku būna, ar ne, veidukai nuliūdė. Ir pasivaikščiokim, ir vaikštom, tai visi vaikai, ten jūs irgi tokie susigraudinio, taip gražu. Nesusigraudinio, kaip gražu, tokia sadystė mokytė. Verkiantis vaikai, kaip gražu. Būna ir tokių, liūdna ir padbūkė. Ir tada sakau, dabar darysime džiaugsmą. Ir visi ten krykštojo taip toliau, o vienas ir liko toks liūdnas. Aš prie jo sakau, kas tau buvo? Sakau, dėl ko liūdna? Sakau, dabar jau džiaugsmą darom. Sako, aš pamečiau savo ten kažkokį ninjago, žodžiu, Lego žmogeliuką. Nes ten yra Lego stalas ir ten tarp tų Lego pasimetė jo žmogeliukas. Ir sakau, tai sakau, labai gaila. Ir tada kažkaip visi vaikai irgi sukluso. Sako, kas atsitiko? Sakau, jis pametė savo tą žmogeliuką. Ir tie vaikai, taip žiauriai empatiškai, čia visiškai emocijų tema tiko. Atėjo ten, kas apkabino jį ir taip toliau. Wow. Ir tada mes tą pamokėlę, baigim keliom minutėm anksčiau ir visi padėkim surasti tą žmogeliuką. Geras. Ir mes tada baigim, ten padarėm tokią atsisveikinimo skanduotę ir dabar, sakau, einam ieškoti. Nuėjo ir ten per kokią pusę minutės rado jie tą žmogeliuką, tarp visų rado. Aišku, jis niekur negalėjo ten pasimesti. Ir tada visi ten krykštauja ir džiaugiasi už tą draugą. Ir atrodo, aš galėjau sakyti, dabar daryk džiaugsmą, negali liūdėti. Bet tuo metu man kažkaip pasirodė, irgi, mažas žmogutis, jam kančia, jis pametė tą savo žaisliuką mylimiausią, tikriausiai gal nežinau. Ir buvo toks,
gražus momentas, kur irgi atrodo nepražiūrėti žmogiuko, mažo irgi, vis tiek nepražiūrėti, nes, nu kaip gražu, iš tikrųjų, tą momentą aš irgi susigraudinau net, nu tikrai. Man tai skamba, kad čia buvo ta tikroji pamoka, žinai, kurią tu padarei, kad kai tai vaikai padėjo, žinai, savo klasiokui, savo, kaip sakant, draugui, rasti tą žaislą. Ir ne tik, kad rasti, bet jie pasirūpino, kad, žiūrėk, mes matom, kad tau skauda, mes matom, kad tau sunku ir mums rūpi, mums nėra vienodai, mums nėra dzin, mes norim tau padėti, ne tik rasti, bet ir emociškai, žinai, kas žiauriai svarbu šiaip iš tikrųjų yra. Šiaip gyvenime, va, kad lydėtų tas jausmas. Kad tu rūpi. Kad tu rūpi. Kad tu emocijos rūpi. Kaip faina, ne? Aleliuja. Aleliuja. Žiauriai gerai. O sakyk, kad darbas mokyklai, ar jis tave, ko jis tave išmoko? Nes tiek jau daug išmokai, žinai, keliaudama po Miglės Odisėją. Daug išmokai. Tada tavo visas LMTA patirtys, aktorinio magistrantūra, ar ne? Tada bakalauras režisūros. Atrodo tokios labai neįprastos specialybės, neįprastos patirtys. Ir ar išeitų taip palyginti, ką išmoko darbas mokykloje būtent su vaikais? Nu, geras čia klausimas, Andriu. Nu, stengiuosi. Gerai, čia ta knygutė gerų prisirašė. Čia dabar iš galvos eina, aš tu dar nepaliečiau. O, geras. Mokykloje iš visų kitų patirčių galvoju, ko labiausiai išmoksti, turbūt, šiaip paradoksas, pasakysiu, aš ko labiausiai bijojau pamokų su pačiais, aš, žodžiu, 2 metukam vedu teatro pamokas. Rimtai? Jo. Čia lėliukai visai. Visai lėliukai, va tokie. Ir toksai. Geras. Jo, ir aš jų labiausiai bijojau, nes vat jų dėmesį išlaikyti. O, jergau, nu tai vat, ir aš galvoju, va ką jie išmokė, tai, nu ten tu neprimandravosi. Tenais tu turi visiškai būti 100% čia. Nes tu matai, kad jau kažkuriuo momentu nebetenki ten. Vienas jau eina jau ten, nuo čiuožyklos žiūri. Tai toksai, jo, ne, įdomu. Toksai išeit, jo. Ir ten tu jau neprimandravosi, ten turi žiauriai visus savo įmanomus čiuptuvėlius jutimus įjungti, kad jaustum, kada jau reikia keisti, kada jau reikia kažką daryti. Ir ten tu gali prisiruošti tų fintų kišenėse kiek nori. Niekada pamoka nevyksta taip, kaip planavai. Ten visą laiką kažkur reikia, dabar atsistosim patrepsėti, dabar mes būsim zuikučiai, dabar būsim kažkas. Ir ten viena vertus aš sakau, kad mokykloje gal man biškai sunku būna iš tos pusės, kad ten truputį turi kaip Miglė, truputį pakvailėti. Nu, kaip pasakyti, pavyzdžiui, dirbo akademijoje su studentais, ten žiauriai įdomu, diskusijos užsiveda, mes ten pradedam visokias temas įdomias nagrinėti, diskutuoti tenais ir kvestionuoti kažką, ką tik ten supratom ir taip toliau. Ir ten viskas taip, nu ten išeini ir toks, wow, supratau kažką. O čia būna toks, kad, nu, truputėlį... Nusileidžiau, supaprastėta prasme? Visiškai. Suvaikėt gal? Suvaikėt. Ir kadangi turi to paties amžiaus grupių, tai tu turi kelis kartus tą patį, pavyzdžiui, daryti, ar ne? Ir jo, ir turi taip sumažėti, tai va, čia yra tokia kaina gal, bet kai užklausiai, ką dar gauni, tai tikrai gauni tą tokį privilegiją būti čia ir dabar pasaulyje, kuriame visada turi galvoti apie ateitį, turi visą laiką galvoti apie ten, kas bus po ten 10 minučių, po 30, po metų, po 5. Tai ten, va, turbūt tą gauni iš mokyklos. Kad su vaikais, va, turi būti būtent šioje akimirkoje stebėt, kas vyksta, stebėt, kas darosi, ar ne? Ir Edvardas pritars mums, ar ne? Turi vaikų? Jo, sakiau. Šeimos vyras, sakiau. Geras. O kokio amžiaus? 3,5. Tai va, čia tie, nu jau biški didesnis. Taip. Nusisukai, žiūri, wow, nuo sofos. Aš sakiau, įspūdingas vyras, ta prasme. Tikrai įspūdingas, šaunuolis. 3,5 čia yra jau tas įdomus amžius, jau vyksta lūžis, jau bruožai ir emocijos, viskas jau aiškėja. Žiauriai gerai. O vat, kai studijavai LMTA, tą režisūrą, ar kažką, ką išmokai LMTA? Nes vis tiek, kas yra tas režisierius? Vat, kaip tu galėtum man paaiškinti? Aš kaip ir suprantu, bet man visą laiką kyla klausimas, ar jis yra kaip lyderis, ar jis yra kaip kažkoks kūrybos vadovas. Kokia režisieriaus yra pareiga, gal ne va taip sakyčiau, pareiga kokia? Nu tai turbūt privesti spektaklį iki premjeros. Atvesti. Jo, bet tai, kad tu privestum, ten jau labai daug dedamųjų.
ir ten turbūt išsianalizuoti ir medžiagą. Man kažkaip vis gaunasi, kad aš negaunu normalios pjesės, aš visą laiką įsiveliu į tokias užduotis, avantūras, kur reikia pasirašyti pjesę arba adaptuoti kokią novelę ar ten pasakėlės į... Tai gaunas, kad dar pati truputį dramaturgija pabūnė. Pati rašai. Kas irgi faina. Jo, tik tais va tada irgi, tada ten ta ir teksto ten visi kopiravimai ir ten darimai ir aišku darbas su aktoriais, kas yra mano mėgstamiausia turbūt dalis, kai jau nebe prie kompo, o atstojam ant kojų. Ir kartais būna, ir ką per laiką dabar jau supratau, kartais būna tokių etapų, kur susitinki su aktoriais, ir nuoširdžiai nežinai, ką pasakyti, nuo ko pradėti, ko imtis. Ir tada imiesi visiškai to mažiausio elemento, ką turit. Gerai, paskaitom. Gerai, truputį pasišnekam, gerai stojam ant kojų, pabandom pirmą, kaip galėtume žaisti. Bet toksai, kad pradedi konstruoti kaip Lego, žinai, nuo tokių mažyčių detalių ir taip žiūrėjau, gal jau visai ir siena gavosi, kas jeigu ratukus uždėm, žiūrėk, jau gali visai ir linksma gavosi. Toksai, kad tai toks momentas, kur kartais tokia neviltis apie mane, žinai, ką daryti, bet reikia pasitikėti to procesu. Tai mane režisūra to visai moka ir man atrodo, režisierius yra tas, kuris turi tikėti net tada, kai atrodo, kiek čia liko? Gerai, 2 mėnesiai, Savaitė. Savaitė teksto nemoka. Savaitė teksto nemoka. Aktoriai. Jo, tai. Sakau, režisierius dar toks, kur tikėtojas turi būti. Tikintysis. Nes man kažkaip klausant tavęs ir darbo su vaikais, aš ne veltui apie tą režisūrą tai perėjau, nes man atrodo, kad čia yra kažkokių paralelių. Ta prasme, darbo su vaikais ir darbo su aktoriais, kad arba galbūt aš noriu pamatyti. Mes visi vaikai. Ir kuo labiau kūrėjai, tuo labiau yra gajus tas vidinis vaikas ir gajus tuo, kad reikia ir aktoriam uždegti tą norą žaisti turbūt, ir vaikam uždegti tą norą žaisti. Vaikam dabar, pavyzdžiui, irgi kai kurių yra jau tas etapas, kurie ruošiasi ten į 1 klasę ir turiu ir 1-okus, 2-okus dar irgi tai ir vyresnius biški. Tai jie jau... labai daug sėdi prie stalo, jau turi rašyti, raidelės vedžioti. Jau suvaržyti. Bet tai yra, reikalinga, žinai, išmokti raidelės, skaičiukus reikia, viskas gerai. Disciplina reikalinga. Bet tada ateina teatras ir tada jie gauna pabūti vaikais dar toksai. Kaip gerai. Tai galvoju, mano ten visai tokia misija nėra ten, kad jie išmoktų Šekspyrą vaidinti man ten atmintinai ir ten viską. Ne, mano misija yra, kad jie nepamirštų žaisti ir tas vidinis kūrėjas jisai žaidžia. Dabar kūrėjo kelią skaitau. Ir... Aš jau kelintą kartą girdžiu šitą knygą. Jo, ir mes dabar su bičiulėmis einam tą visą kelionę. Ten yra 12 savaičių, jei neklystu. Par esam 9, jau į pabaigą. Ir ten tiesiog visada kartoja, kad reikia prižiūrėti tą vidinį kūrėją, vidinį vaikiuką. Ką tu manai į šitą mintį? Aš vieną kartą, per hipių naujosius metus, pirmą kartą, kai varėm, aš vedžiau mokymus apie kūrybiškumą. Ir būtent piešimo prasme. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad aš sakau jiems, aš jiems tokią teoriją, kūrybiškumą, kaip aš jau suprantu, pasakiau, kad realiai ta pati kūryba, jinai gali gimti tik tada, kada tu esi laisvas ir nesusivaržęs. Jinai niekada negali gimti kažkokiam tai rėmė, kažkokiam tai brėžiniai, jinai vis laik atsiranda ant to balto popieriaus lapo, kuomet tu leidi savo impulsyviai kažką daryti, kažką kurti. Be kažkokių tai minčių, kurios tave varžo, kad aš dabar turiu tobulą liniją nupiešti, aš turiu tobulą potipį padaryti. Nieko tokio nėra, negali būti, niekada negalima nuo to pradėti. Visą laiką turi būti, aš darau beleką, aš darau bet ką ir aš, kaip sakant, proceso eigoj užsikabinsiu už kažko, kas mane iš tikrųjų įprasmina netgi. Ir aš atsimenu nesnei tokią metaforą, irgi vienai merginai, žinai, daviau tą pačią paskaitą, tada skaičiai, pavadinkim tai paskaitą. Aš ją sakiau, kad esmė yra ta, kad tu turi leisti savo, tarytum yra upelis, ar ne, ir jis dabar yra užtvenktas. Ir kai tu pasiimi kūrybinę priemonę, ar tai būtų teatras, ar tai šokis, ar tai piešti, ar muzika, kur tu, kaip sakant, turi prieiti prie to upelio, kuris yra užtvenktas ir tavars pradėti, kaip sakant, rankutėm pro truputį įkasti, žinai, kad ta srovė pradėtų tekėti. Ir iš pradžių nemalonu, iš pradžių neteka, ta prasme nepatogu, bet kai tu tą praeini, tada srovė pradeda pati tekėti ir kuo toliau tu jinai stipriau pradeda eiti ir ta prasme ta srovė paskui visus nešvarumus išplauna ir tas upelis teka taip laisvai, kad paskui jis pavirsta į upę. Tai su kūryba yra lygiai taip pat ir aš kai tą
mokymus vedžiau, nemokymus, užsiėmimus vedžiau tiem hipiam, ar ne? Tai va taip ir buvo, kad aš jiems daviau tokius labai paprastus dalykus, kuriuose negalėjo savęs įdėti rėmus. Pirmas dalykas, aš sakau, žiūrėkit, dabar mes darom taip. Aš jiems pasakiau tą savo, vadinkim, pamastymus teoriją apie kūrybą, kad ją reikia laisvai paleisti ir sakau, dabar kiekvienas gauna po lapuką ir užrašo bet kurią raidę, kurią ateina į galvą. Tada sekantis žmogus užrašo sekančią raidę, bet kurią, kur ateina į galvą. Tada grįžta atgal pas pirmąjį žmogų, tas, tarkim, AC, ar ne? Ir dabar sugalvok man 2 gyvūnus iš tom raidėm, kurie, kad kažkas išeitų. Ir, pavyzdžiui, tai buvo kažkoks tai australietiškas cibulis, ar ne? Aha. Ir dabar nupiešk šitą. Geras. Ir tokių dalykų nėra tiesiog. Ir kažkas ten kengūrą nupiešė su kažkokiais, tai žinai, daigais ant galvos, tada kokia nesąmonė. Ir vat, aš jiems ir sakau, ir jie pradėjo šitos dalykus piešti. Ir buvo taip gražu ir taip faina, nes žmonės iš tikrųjų pradėjo išsilaisvinti. Nes mano tikslas ir buvo tas, kad sakau, žiūrėkit, aš atsimenu, kaip aš buvau dailės pamokose mokykloje. Ir tikrai man ten visai gerai sekės piešti, bet kiek aš kartų girdėjau, kai kitiems sako, tu blogai pieši, tu nemoki piešti, čia nesąmonė, čia negerai, ta prasme, vos niekad neimk ten į rankas pieštuko, nes tu nesugebi. Ir aš sakau, ir mūsų tikslas yra šitą nesąmonę išmušti jums dabar iš galvos. Jo. Išmesti šitas nesąmonės ir sudėti gerus pagrindus. Ir mes taip žaidėm geras 2 valandas ir žmonėm, aš džiaugiuosi, kad jiem labai patiko. Jautėsi, ta prasme, atsipalaidavę. Paskui jie man sakė, sako, Andriau, po velniais, jeigu tu būtum buvęs mano dailės mokytojas, aš būčiau tikriausiai akademijos to, žinai. O tu nenori į mokyklą? Dar nežinau, kokia čia kelionė bus, galbūt, bet esmė buvo ta, kad aš, kaip sakant, leidau tiem suaugusiem žmonėm beje, 25 metai, 30 metų, ta prasme, 21, visi suaugę žmonės ir jie sugebėjo atrasti tą vidinį vaiką. Aš jos kažkaip, man labai, aš džiaugiuosi, aš nežinau kaip, aš pirmą kartą turėjau, bet man pavyko per savo paties patirtį, einant, jiems leisti išjausti visus tos dalykus, tą kūrybą, tą žaidimą, tą tokį atsipalaidavimą. Ir vienas buvo pratimas, sakau, dabar nupieškit kažką, žinai, patys laisva tema, lai, ten kažką paaiškiau, sakau, dabar paimkit, suglamžot ir išmetat. Sakau, o tai kaip čia taip, o tai ką čia, o kas čia daros, kaip mes taip galim? Ir aš sakau, žiūrėkit, padarykit, pasitikėkit manim, prašau, žinai. Nu gerai, paėmė suglamžį išmetą. Sakau, tai va. Tai sako, kai pradedat kažkokį kūrybinį procesą, niekada negalima įsigriebti jo ir laikyti. Ta prasme, kaip kažkokios, tai žinai, plausto, kuris tiesiog, ta prasme, nelaikyk kaip įsikibęs kažkokio tai pagalio skęsti. Neįsivaizduok, kad tu skęsti, viskas yra gerai. Nebijok paleisti tą dalyką, kurį tu ką tik sukūrei, nes ateity bus dar geresnis. Ir niekada, kaip sakant, tos pirminės, bet dabar sudėsiu žodžius teisingai, niekada nesilaikyk įsikibęs pirminės idėjos. Nes jinai yra tik dalis proceso, jinai dar nėra tas pilnai tekantis upelis, tai nėra dar ta upė, tai yra tiesiog pabandymai, eskizai. Ir eskizus turi mokėti paleisti. Vien tik tam, kad viso kūrybinio proceso metu išlaikytum lengvumą, atsipalaidavimą, žaidimą. Ir jeigu yra žaidimas, atsipalaidavimas ir lengvumas, tu tikrai kažką sukursi, nes ta bloko juk nėra. Amen. Mamė. Visiškai, aš pritariu. Ačiū tau, malonu, tai va, tai labai faina patirtis buvo. Ir labai fainas pratimas šiaip, wow. Ir šiaip, tu turi tą pedagogų gyslelę, manau. Ačiū. Giliai savy. Ir, net ne taip giliai, žiūrėk, klausyk, jau ir praktikuoji. Jo, tai va, kartais. Nes aš šiaip pagalvojau, kad net ir ne tik eskizų nesilaikyti įsikibus, bet šiaip atrodo net ir savo kūrybinių darbų su spektakliais. Tai būna, vyksta premjera ir tada būna tokie, kaip moterims būna pogimdyvinės depresijos, tai būna tokia popremjerinė depresija šiek tiek, kai tu supranti, kad, jau tavęs nebereikia, gal tas biški dar, čia turbūt ir tėvai praeina šitą tokį momentą, kur, kad tavęs nebereikia, jau gyvena iš savęs tas dalykas. Aha. Tai va tas toks momentėlis, kurį reikia taip nuryti. Ir kitas dalykėlis, tai kad tas spektaklis, jisai gyvas dalykas. Tas pats, man atrodo, ir su bet kuriuo dailės kūriniu, kai tu nupieši jį, nutapai, pakabinė ant sienos ir kiekvienas žmogus prieis ir prisinterpretuos savo dalykų. Tai reiškia, kad ir kaip tu jį tenais pabandysi tiesiogiai nupiešti ir taip toliau, atras vis tiek tenais tų minčių ten kiti žmonės. Tai toksai nebesisavinti, toksai išlaisvinantis jausmas, tuo pačiu ir toks skaudus. Ypač jeigu, tarkim, tave užgiria. Bet kad tai nebesi tu. Tai jau yra kūrinys, tai yra savo gyvenimą gyvenantis kūrinys. Ir jo tas nesisavinimas visai yra ką veikti. Kokia gera mintis, žinok, aleliuja. Nuostabiai pasakė, kad tu sukūrei, paleidai iš savęs, papaustinai, parodai, pasidalinai, viskas. Jis pradeda savo atskirą gyvenimą, žmonės pradeda savim interpretuoti ir pilnai suprantu, aš mėgstu papiešti su planšetėm, visą kitą, žinai, ir kaip rodau žmonėm, ką tu čia matai, man tokių dalykų pasako, aš toks,
what, ta prasme, Taip, ką? tai čia vat gyvena tavo kūrinys ir Visiškai. interaktina su kitais žmonėmis, kaip kad vaikelis interaktins su kažkuo ir parsives draugų, kur gal ten tau nelabai, bet čia jo gyvenimas ir arba ten, nežinau, sudaužys kažkas tavo vaikų širdį. Tas pats ir čia. Klasika. Jo, ir ten, tai tas pats čia, kritikas sukritikuos tavo spektaklį, sukritikuos tavo paveikslą. Ir tu kentiesi, gaila tau to kūrinio, bet viskas, nebe tavo tai. Ir tas pats ir su nesėkmėm, ir su sėkmėm, nu nebepriimk asmeniškai. Padarai, ką galėjai, iki šio momento paleidai gyvenimą. Aišku, aš įsivaizduoju atlikėjai, kurie kas kart atlieka tai, tarkim, dainininkai kokie. Bet ir tai, galvoju, išleidžia dainą, ar jie pasiseks ar nepasiseks, būna daugybė žymių atlikėjų, kur ten kurie ten tas pačias 3 dainas 20 metų atlikinėja, nors turi prirašę nuostabių baladžių, bet nieks jų neklaus, nu tiesiog nepaėjo. Tai va, kas ten žino, kaip ten tie kūriniai pasiseks. Čia toks labai, gali būti geras pamastymas apie tai, kad kai tu esi kūrėjas, ar ne, tu kartais esi priverstas pasauliui pateikti ir sukurti tai, ką pasaulis nori matyti ir nori išgirsti, žinai. Jeigu tu nori, kaip sakant, gauti iš pasaulio, aš kaip interpretuoju visą tą, žinai, dažnai sako menininkas, žinai, be duonos, ta prasme, pinigo neturi ten, kažkaip kitaip sako, nu, bet mintis tokia, žinai. Yra tas dalykas. Yra tas dalykas, bet aš jau galvoju, o kodėl taip yra? Ir mano atsakymas, mano pamastymas yra toks, kad jeigu tu kuri pats savo, jeigu tu vertė, kuri savo per kūrybą, pats tiks pats savo, tai nenuostabu, kad kiti žmonės tame vertės nemato. Bet jeigu tu sukuri kažką, kas kitiems žmonėms yra vertinga, ar ne, jie yra pasiryžę už tai tau duoti savo resursų, savo pinigų, savo laiko, savo dėmesio ir panašiai. Bet tu turi, kaip sakant, paleisti savo kūrybinį ego ir pasakyti savo, žiūrėk, čia yra mano dalis kūrybos, o čia yra kūryba, kaip sakant, kitiems žmonėms, kur kiti čia mato vertę ir aš jiem atnešu vertę būtent už tai, kad jie savo vertės man duotų. Kitaip sakant, jeigu aš jiems sukūriau kažką vertingo, jie man duos pinigų. Bet jeigu aš pats savo kuriu, žinai, ir aš tikiuosi, kad pasaulis pasakys, kad žiūrėk, Andriau, tavo asmeninė kūryba yra tokia nuostabi, tokia neįtikėtina ir mes tau duosim visus pinigus už tai. Taip nebūna. Tu negali būti atsijungęs nuo pasaulio kai kurie. Tu turi matyti, kas vyksta aplinkui, nes, nu, aš suprantu, tenais ten kokios misterijos sukurk, bet dabar jau nebebus tai taip aktualu, kaip kad būdavo tenais anksčiau. Tai toksai tu turi būti tame pulse ir menininkai tuo ir jie yra ypatingi ir turi naudoti savo tą įrankį, kad turi tą jautrumą aplinkai. Ir mane užknisa, man žiauriai nepatinka arogantiškas menas, tas, kur mes jums parodysim, kokie jūs esat supuvę žmonėje. Nu tiesiog, tai jeigu jūs jau rodot, gerai, yra Ida tokia, yra tokia, tai koks pasiūlymas? Kas man iš to dabar pažiūrėjus šitą, kaip čia vemia ant scenos, tarkim, ten, ar ten, nežinau, pamačius paveikslą, kur ten kažkas atžagaraus labai. Arba tiesiog, nežinau, koks nors ten taškas. Nu, aš suprantu, gerai, bet tada man papasakok šiek tiek, kame čia tas konceptas, kodėl tu tą tašką čia padėjai ir galbūt man bus toks, niekada apie tai nesusimąsčiau. Bet padėk tada, padėk, kad prieiti savo meno iki žmogaus. Tas pats, kaip tu ten socializuok savo vaiką biškutį, kad jis, tai tas pats ir savo meną. Nu, aš nemanau, kad ten menas turi visiems patikti, ar ten kažkas tai tokio, tu turi atrasti savo žiūrovą, bet jeigu jau ilgą laiką neatrandi savo, tai kažkas jau su tavim turbūt negerai. Taip. Ir mes čia su draugu, tu žinai, mes juvelyras, mūsų draugas bendras. Mes su juo kalbėjom apie meną ir mūsų tas bendras požiūris buvo tas, kad man labai patiko, kaip teatras negali egzistuoti be žiūrovo. Ar ne? Ta nuostabi frazė. Ir dailininkai kartais tą pamiršta. Jiems atrodo, kad tas paveikslas gali būti... Jau ir teatralai pamiršta. Ne? Nu tai va, aš manau, kad čia yra... Apie ką mes ir kalbam, kad tas arogantiškas menas, ar ne? Tai va, mano tas toks paaiškinimas, kaip jau sakiau, yra labai paprastas, kad yra kūryba savo pačiam ir savo draugams, kurie kažkokiose tai labai aukštose materijose skraido ir mąsto ir visą kitą, ir jie tą supras. Bet kitas dalykas, tai tavo kūryba taip pat turėtų nebūti... neturėtų atsisakyti, ignoruoti, pamiršti paprasto žmogaus. Nes kai tu pamiršti, išmeti iš savo gyvenimo paprastą žmogų, tu atsiriboji nuo labai didžiulės pasaulio dalies, nes didžioji dauguma žmonių vis tiek mes esam tokie, normalų, paprastą, įprastą gyvenimą gyvenam. Nevaikštume tas ten aukščiausio ten modernaus meno galerijas, nevaikštume tos eksperimentinius teatrus ir spektaklius, neužsimam mes ten kažkokios tai visiškai be undergroundinės muzikos klausimų. Mes gyvenam tokioj, kažkokiai prastoj plotmėje ir jeigu tu visiškai su jie nesaveikauji, tai mano nuomonė, tu prarandi tą ryšį su žiūrovu ir tada jis nėra pasiruošęs nei tau sumokėti, nei tave kaip dėmesio, nei tavęs iš vis pastebėti. Aš manau, kad čia va problema. Ir bent jau mano koks yra sprendimas, pavadinkim, teorinis, tu nepamiršk savęs, kurk savo,
Bet kur ir visuomenė, žinai. Bet, Kažką, ką kiti gali perskaityti, ką kiti gali įvertinti. net ir tai, ką įvertins, tu neturi savęs išsižadėti, man atrodo, būtų hipokritiška. Aleliuja. Ir tu gali kelti tą žiūrovą, žinai, kad, nu va kaip turi, toks pavyzdys būtų, tu gali tiesiog pašnekėti ir nueiti. Bet daug gražiau bus, jeigu tu sakysi, come along. Pasikvies kartu, pasikelk tą žmogų iki kažkokio lygio. Tu, aišku, gal nepasikelsti iki tiek, kiek ten norėtųsi. Galbūt kažkam ten ir net neįdomu tiek aukštai. Bet aš labai pritariu ten, kad reikia nepamiršti, kam kuri. Nes, nu, gali ten, bet toks, man nežinau, tas menas, kur ten dėl savęs, tu kuri, kad ir tai, ką sakai, savo kuri, tai vis tiek, vad gerai sakai, draugams, kažkam, kam vis tiek bus įdomu, nes gale dienos tu nori parodyti. Jo. Gale dienos tu nori tai, kas tau gimė, nenužudyti, bet tu nori, kad tai kažkur gyventų, net jeigu labai maža mastelį, parodyti tik savo mylimajam, parodyti tik tai savo, ten nežinau, aš vaikystės prikurdavau dainelių su kulėlė, nubėgdavau prieš miegą, mamytį padainuoju ir einu miegot. Viskas, užtekdavo, niekas daugiau neišgirdavo tų dainų. Čia toks būdavo 1, 2 ir viskas. Ačiū, mano kūryba pagyveno ten tas 3 minutės ir viskas, einu miegot. Nu toks, bet nori, kad pamatytų kažkas ir tai gali pasirinkti, kokio pločio auditorijai ir tada, kai pasirinki kokio pločio auditorijai, galbūt ten kažkokia tikslinė auditorija nori, kad tik merginos išgirstų, tik tais vaikinai, tik kažkokia tikslinė grupė. Bet, nu, va, tada ir ieškai to ryšio. Negali ateiti arogantiškai ten sakyti, aš dabar jūs pamokysiu. Juolab, kad menininkai labai mažai, žinau, ten tokių menininkų ant tiek nušvitusių, kad aš net sakyčiau, pamokyk mane. Aš nežinau, tu turi savo aplinkoje tiek menininkų, kur sakytum, pasakyk man, kokia gyvenimo tiesa. Ne. Nu, tai va, tai žinai, mes net neturim tos net karūnus, su kuria mes čia ir galim eiti ir teikti, kad mes turim čia žiauri, ką jums pamokyti. Gal yra tokių menininkų, nežinau. Bet... Vienas blogesnių dalykų, ką aš esu iš meno pusės girdėjęs, kad, tipo, jeigu čia mano meno nesupranta, reiškia, jūs visi kvailiai. Va. Čia ne aš kažkoks nesuprantu, kas daros, bet čia jūs kvailiai. Jūs needukuoti, jūs neišprūsi, jūs, kaip sakant, praščiokai, kaimiečiai ir taip toliau. Nu, tu negali taip žmonių keik. Nu, man čia yra visiškai nesąmonė. Tai paim, parašyk knygutę. Vakar buvau koncerte. Mano draugo pusbrolis yra operos solistas, Tomas Kildišius. Reklama. Buvau jo koncerte ir buvo taip gražu, jis atlieka klasikinę muziką, kuri yra nuostabi ir labai sofistikuota, aišku, ten visko joje yra labai daug ir emocijos ir ten. Ir jie tiesiog su savo bičiuliu pianistu, labai gėda vardo neprisimenu, bet padarė knygelę, kur patys išvertė tekstus. Ir jis dainuoja, ten matai emociją, kad jis ten kažką gąsdina ir tu supranti, paskaitai, kad jis ten dainuoja apie visokias baisybės iš mitologijų. Taip. Ten ir goblinus, ir elfus, ir visokius ten. Ir jis dainuoja ir tada tau taip įdomu žiūrėti, nes tu supranti kontekstą, supranti, dėl ko jisai tenais tokią keistą emociją daro, gąsdinančią. Ir jis tai vat paėmė ir prisitraukė, jie būtų paėmė ir prisitraukė žiūrovus, kurie ten gal nemoka prancūziškai, nemoka vokiškai ir negalėjo tai paimti ir tiesiog suprasti prie savęs. Taip. Ir nu taip gražu. Ir klasikinė muzika, ta pati labai aukšto lygio graži. Ir... Tai va, čia vienas iš būdų. Jo, man labai patinka tavo mintis, kurią pasakei, kad mes kviečiam žiūrovą tarytum į kelionę. Aš noriu tau parodyti, aš nenoriu tavęs pamokyti, paaiškinti, aš noriu tavęs edukuoti, ne, aš noriu tave pakviesti į kelionę kūrybinę, ateik su manim kartu ir galbūt tu ten kažką rasi, galbūt tu kažką patirsi, galbūt tai tavo gyvenimą šiek tiek praturtins. Ir aš labai tikiuosi, kad tai bus, aš labai stengiuosi tą padaryti. Ir jeigu ne, nu gaila, bet bent jau kažkas, ir vat kaip ir pradėjome tų kelionių. Taip, norėjau sakyti, kaip susiriša. Tai irgi būdas keliauti, o ko ne? Taip, visiškai, kad ta kelionė, vat... Ir yra ne tik, kad tu fiziniu kūnu keliauji, žiūri gražius vaizdus, bet kaip tu eini per gyvenimą, patiri naujus dalykus, išmoksti kažką, bet per patirtis. Kelionė kažkaip atrodo neatsiejama nuo patirčių. Taip. Vienokio ar kitokio. Ir tie patys įspūdžiai, tos emocijos, jos irgi yra sudedamieji tiek meno, tiek fizinės kelionė. Toksai momentas, kur... Geras. Aš jaučiu dabar, kad man kažkokį mechanizmai dabar sukasi, kažkokie nauji ryšiai darosi. Aš nepažiūrėsiu dabar, ko klausti. O koks, tarkim, tavo spektaklis buvo pats mėgstamiausias? Kurį tau teko režisuoti, ar kuriam tu vaidinai? Koks tas, šiaip noriu dabar apie tą teatro pasaulį pakalbėti? Nežinau.
O kaip pasirinkai būti režisierė? Kas tave čia atvedė? Kokios savybės arba kas tai įkvėpė? Kaip iš vis kyla tokia mintis, žinai? Čia dar mokykloje aš iš tikrųjų negalvojau, kad teatras gali būti kaip profesija. Nu, aš žinojau, jo, kad yra aktoriai, yra režisieriai, mes su mamyte labai dažnai važiuodam iš Radviliškio į ten ar Panevėžį, ar Šiaulius, ar Kauną, ar tą patį Vilnių karts nuo karto. Bet nežiūrėjau tai kaip rimtai kaip į profesiją, bet vieną kartą iš VDU atvažiavo studentai pristatinėti ten programų savo. Ir viena iš tų programų pas juos buvo vaidyba. Ir aš ten skaitau tą aprašymą ir aš galvoju, wow, tą galima studijuoti. Ir aš galvoju iš tikrųjų apie VDU, nes ten buvo ar tai vaidybos pedagogika ar kažkas tokio. Ir aš galvojau, ar į vaidybą, ar režisūrą. Ir tada kažkas iš mokytojų mokykloje taip gražiai paėmė mane ten ir nukreipė, kad nu jeigu jau stosis, tai stok jau, nu bandyk siekti jau LMTA. Tai ir taip ir gavosi ir aš galvojau apie aktorinį, bet man tada kažkodėl pasakė, kad čia yra netiesa, bet man pasakė, kad aktoriai tai yra darbuotojai, o režisieriai yra darbdaviai. Bet režisieriams irgi reikia darbdavių, tai toks... Užsakovo. Jo, čia apgavo mane šitoje vietoje, nes aš gal labiau aktorinį norėjau. Bet vėliau, magistro metais ir išpildžiau ir tą. Ir irgi buvo labai faina, nes padrąsino vienas dėstytojas, Darius Meškauskas, jisai kažkada tiesiog pasakė, kad tau reikėtų vaidinti. Ir man buvo toks, viskas, užtenka šito. Say no more. Say no more, stoju į vaidybą. Ir stoju į magistrą vaidybą. Aš pati savo sakau. Nu toks, gal aš savo nedrįsau sakyti, o tas ir yra, ir jis pasakė garsiai. Jo, ir dar tas pats Agnius Jankevičius yra irgi tą paminėjęs, o man jis labai didelį įtaką darė bakalauro metais kažkaip. Tai dėkinga aš esu kai kuriems dėstytojams, kurie galbūt mane padrąsino ir į tą pusę eiti. Tai taip ir gavos, kad ir tą pabandžiau. Bet iš tikrųjų, jeigu atvirai, Andriau, tai šitam gyvenimo etape atrodo, galbūt labiau norėčiau pabandyti vaidybą, nebe režisūrą, šiek tiek atsitraukti nuo režisūros. O jeigu režisūra, tai dabar jau norėčiau nebe vaikams režisuoti pabandyti. Tai tokius savo dabar metu iššūkius, aišku, kaip seksis juos tenais įgyvendinti, laikas parodys, bet jeigu atvirai, tai dabar sakau, toks banguotas tas kelias, klausyk. Bet žiūrėk, aš klausau tavęs, tu nori vaidinti, ar ne? Ir ar nėra tavo gyvenimas taip įdomiai susiklostęs, kad tu gali pradėti vaidinti realiai? Ir yra žmogus, kuris gali filmuoti visą. Šitą mes dažnai kalbam, sakau, reikia trumpo metro padaryti. Nu, aš sakau. Tai. Darysim filmą. Jau laikas. Aš šiaip sakiau, pasirašysiu scenarijų, būsiu pirmoji aktorė pagrindinio. Teisingai. Tu turi privilegiją. Ir tu galėsi režisuoti ir vaidinti, prasme. Šiaip šiauriai sunku, bet visą laiką ten Tarantino drąsiai pasirodo savo filmuose, man atrodo, Woody Allenas irgi. Taip. Nežinau, tik ar savo, man atrodo. Nu, tai žodžiu, kad režisieriai kartais mėgsta iššokti. Drąsiai. Už kadrą. Ar galvojai, koks tai galėtų būti filmas? Apie ką norėtum pasakyti? Siaubo, mistinis, fantastinis, nežinau. Tai apie AI, ne? Apie AI. Galėčiau būti androidė. Androidė? Ir paskui žmogum paverstum, po truputį, įgautum sąmoningumą ir taptum grėsmę visuomeniai. Nes dabar visi labai bijo, kad artificial intelligence pasidarys sąmoningas ir tada vėl nežino, kas pasidarys. Ir žinai, galvoju, o paimti tokį bam ir padaryti, kad įgyja sąmonę ir žiauriai gerai būna. Ir nesiaubo gaunasi, nes visi dabar, kas yra sukurta apie AI, tai viskas siaubo. Dabar neseniai žiūrėjau tą Megan, kur ten lėlytė, žodžiu, bet kokią kainą turi apsaugoti savo šeimininkę, ten tą mergaitę, kuri su ją žaidžia, ir ne ant tiek ten bet kokią kainą, kad tenais šuo kaimynų ten ar aplojo, ar įkando, naktį pakasė šunį, nu toksai, iki tokio lygio, žodžiu. Klasika. Tai žodžiu, visada daro, kad AI ten iki tiek ten blogai supranta savo komandas, kad ten visus nugalabit pradeda, o tai padaryti, kad čia AI taip fainai, viską gerai dar. Ne, bet aišku, aš tai suprantu ir tą paranojos pusę, ir tuo pačiu mane žiauriai intriguoja, kas bus. Ar pati žaidėjai su to? Nes aš galvoju, jeigu rašai scenarius, jeigu žinai esi dramaturgija, tai gali tau kažkiek pasitarnauti? AI-us? Jo. Ai, ChatGPT? Nu, bent jau į anglų kalbą tai jis gali parašyti normaliai, lietuvių aš nežinau, bet... Jo. Nu, aš mačiau, kad gali, bet aš pati nedariau to, bet aš mačiau, kaip kiti daro. Ir? Nu, įspūdinga. Žiauriai gerai rašo, net nervina. Vaikų.
Bet tai žiūrėk, kaip fainai tau būtų, pati įvedi, kaip sakant, savo filmo rėmus, ar ne? Griaučius padarai, o jis, kaip sakant, viską užpildo ir tada tu gali vaidinti. Nu, Ir tu gali sakyti, aš pati parašiau, aš pati surežisavau ir aš pati vaidinu dabar. eik tu lievai, būtent širties blogai. Rimtai? Nu jo, Bet vaidyba tai tavo, ne jo? Supranti? Jis būtų tik tai tas, kuris, kaip sakant, pastumėja. baigtų šetonė čia gundai. Imsiu ir grįžus namo, tik, ChatGPT. Gali. Write me a screenplay for Yeah. one female actress. Who wants to be a movie star? Jo, ir ten kokį nors scenarijų tikrai vat pasidaryti. Baig. Gerai. Ne, seka, nes šiaip aš, manau, kad ten yra, ką galima pasimti, sutaupyti laiko, bet tuo pačiu ir atrodo, kad jaustusi, nemanai? Čia aš spėju, bet kad jaustusi, kad kažkas tame plasmasinė. Aš suprantu, kad jeigu mes kalbame apie galutinį kūrinį, ar ne, jeigu jis sugeneruoja vaizdą kažkokį, tu Jo, ten gali visai atskirti, blogai. kad čia jisai padarė. Ten su 8 pirštais žmogus. Bet jau išmoko be pirštų. Jau išmoko pirštus daryti? Jis ten viską išmoks daryti idealiai. Tai čia jau šiais metais aš manau, kad jau išmoks, nes 23 ten per vidurį, ar kada jis pradėjo, dabar jau moka normaliai pakankamai, tai iki 24 pabaigos jau bus viso gero. Tai vat man tas ir atrodo, kad jeigu tu pasirašytum kažkokį scenarijų, savo paties inspiruotą ir paskui būtum redaktorių ir kadangi tu pati vaidintum, aš nemanau, kad čia būtų kažkokio plastiškumo, plastikiškumo. Plastininiškumo. Jo, nebūtų plasmasės. Vat kas man atrodo, kad toks visai įdomus, nes aš pats, tu žinai, man patinka kažkokios nurautos idėjos kažkokie, tai ateinam pamastymai, taip galim padaryti, taip padaryti, aš va čia pradėjau brainstormint. Jo. Ir visai faina būtų. Nes vat man įdomu, po teatro pereiti į kažkokius filmus, nes esi man sakius, kad norėtum būti filmų aktorė, ar ne? Kaip tu prisimeni? Aš daug atsimenu. Ir vat labai įdomu, kuo kinas tavo akise yra, kas kine yra tai, ko tau teatre, pavyzdžiui, pritrūko, ne? Labai pasakysiu taip, negražiai, bet kinas turi daug dublių, ar ne? Taip. Bet tie dubliai dažniausiai vyksta per vieną, per 2 pamainas, tarkim. Ir ten, gal būna ir ten žiauriai ilgų, ten kaip šitam The Shining filme režisierius sakė, iki isterijos privedė aktoriai, iš kiek daug dublių buvo ten. Aš girdėjau. Kažkas. Žodžiu, tai gali būti ir ten labai daug dublių. Bet vis tiek, jie įvyksta ir ne, ir einam kažkur kitur. Kita scena. Su teatru, man atrodo, mane pražudytų tai, kad reikia labai daug kartų tą patį kartuoti. Vat Danijoje mes 2 mėnesius iš eilės, kiekvieną dieną, išskyrus gal sekmadieniais, kartais būdavo, kad atšaukdavo, nes ten nesusirenka žiūrovų, bet šiaip visą laiką susirinkdavo labai daug ten tų žiūrovų, po 3 ar 4 kartus, kartais tik 2, darydom tą patį ir tą patį. Ta pati etiuda turiu minėti? Ten būdavo tokie ritualai, tai ateina kiti žmonės, kadangi tai buvo dalyvavimo teatras, tai jie irgi dalyvauja, atneša naujų vėjų, kas labai faina, ačiū Dievui už tai, kad tas dalyvavimo teatras toks vis tiek, jisai su nesusimuliuota interakcija. Tikra interakcija, tai ten atreaguoja į tikrus įvykius, kas vyksta, bet vis tiek yra tam tikrai momentai, kur yra užfiksuoti, ką tu turi pasakyti, tarkim, pati susikūri tą dramaturgiją, bet vis tiek jie yra fiksuoti. Ir tuos daugybę kartų kartuoti, viskas gerai. Gali savo išsikelti uždavinį, kaip tai padaryti vėl organiškai ir taip toliau. Ir gal šiaip normaliam teatre nebus, kad kiekvieną dieną 2 mėnesius tu tai darysi. Vis tiek būna. Nebent kalėdinių sezonų būna, negalė, tada darai. Taip. Bet šiaip tai ne. Tai gal teatras, gal aš čia biškutį jau per daug jį taip užsipuoliau, kad ten per tos monotonijos. Bet tu neužsipuolė, aš negeriu jokio puolimo, žinok. Tai gerai, tai tada viskas gerai su teatru. Taip. Imkite ir teatro režisieriai mane vaidinti pas save į spektaklius, labai ačiū, aš tikrai vaidinsiu 100 kartų tą patį. Taip. Bet kine galbūt yra tas momentas, kad ten daugiau judėjimo pirmyn. Ten šiaip man atrodo viskas, kadangi pati produkcija labai brangi, tai ten laikas, pinigai, tenais nori jie, kad judėtų viskas į priekį greitai ir tenais tu padarai tai, išgyveni tai pilna amplitudė, kiek gali ir paleidi. Ir gali eiti pirmyn. Kai kurie aktoriai net nežiūri savo filmų.
Aš tokių net esu girdėjęs. Sakom, eina kinas, aš nežiūriu, man įdomu, aš neskaitau reviewsų, aš nežiūriu filmų, man vienodai, tipo, aš jau padariau savo, viso, paleidžiu. Nu, va čia va tas aukščiausio lygio savo kūrybos paleidimas. Jo, visiškai, aš net nežiūriu, kas tam buvo. Įsivaizduoju, kad, nu, jeigu tu ten pilnam tam pilno metro filmas ir, tarkim, tu ten esi pagrindinis. O pilno metro ką tai reiškia? Aš kvailas, aš nežinau. Tu nesi kvailas, nes... Šito pusę aš neišprūstęs, ačiū. Tai tiesiog, man atrodo, trumpas skaitosi iki pusvalandžio. Aha. Šiaip dažniausiai ten būna net iki 10, bet šiaip iki pusvalandžio, man atrodo, trumpas skaitosi. Taip. O pilno metro filmas tai yra ten turbūt valanda plus, šiaip ten 120 minučių. Ok. Tai tiesiog čia viskas trukmės, tik tais klausimas. Supratau. Bet aš dabar irgi, žinok, sutrikau, šiaip pasitikrink Google vėliau. Bet man, aš taip apibrėšiu. ChatGPT, please. Tell me, what is pilnametražis filmas? And trumpametražis filmas. Trumpametražis as well. Nice. O ar galvoji, bet kokį, ką tu savo filmu norėtum pasakyti? Savo vaidybą. Nes man, žiūrėk, Savo vaidybą? Žiūrėk, man kas yra įdomu, ar ne? Kai aktorius vaidina, ar jis nori perduoti savo kažkokią tai žinutę, savo jausmus, emocijas, ar jis tai kažkieno kito, ar jis yra atlikėjas, ar jis yra kūrėjas. Bet čia man yra įdomu labai. Čia nuo aktoriaus priklauso. Ir kartais režisieriai renkasi būtent atlikėjus. Bet kartais režisieriai renkasi kūrėjus, nes tarkim, kai kur, jeigu nėra taip stipriai limituotas ten laikas, arba tarkim, yra galimybė žaisti, nu ten nėra koks nors klasikinis tekstas, ten pavyzdžiui, jeigu Romeo ir Džiuljeta, filmuose labai, tarkim, kruopščiai, nu tekstas, sakom, nu ten tu neiškarpysi, ten su Šekspyru nepažai, nu dabar, žinai, teatruose, tai ten jau viską daro, bet kine kažkaip sąžiningai dar ten tą tekstą nebando išdarkyti kažkaip. Nors, ką aš čia nusišneku, yra daug interpretacijų Romeo ir Džiuljetos ir taip toliau. Ką aš norėjau pasakyti? Kūrėjas? Ir atlikėjas. Aktorius kūrėjas ar Gerai, atlikėjas? atsukam. Gerai. Jau grįžom atgal? Grįžom? Sveiki. Tai aktorius, atlikėjas ar kūrėjas? Man labai patiko, kai tu pasakai, kad kai kurie režisieriai iš tikrųjų pasiima aktorius, kurie yra atlikėjai, nes gal tada režisierius nori savo idėją, kaip sakant, kiek įmanoma labiau išreikšti, o kitas atvejis yra, kai aktorius prisideda prie bendro kūrybinio proceso. Ok. Ai, bet žinai, kitas momentas, aš dar pagalvojau, bet aš asistavau Gyčiui Padegimui ir jis tai yra labai preciziškas, tarkim, ten ant šito sakinio tu turėsi padaryti tai ir tai aktoriui, turi tokias taisyklės užduoda, ar ne? Ir ką aš pastebėjau, kad čia, žinai, šitoje vietoje gali sakyti, kad, nu, aktorius yra tik atlikėjas, bet aktorius aktoriui nelygus. Yra, kad lygiai tą pačią užduotį turi padaryti, bet jis tiek užpildo organikos ir gyvybės. Ta pačią užduotį, nežinau, pakabink paltą ant kabliuko, ten padaryk kažką tai. Taip. Ir kaip jis tai padaro, žiūrėjau, galvoju, nu čia tikrai, jis ne tik atliko komandą, jis ten pripildė ir kažkokios intencijos, emocijos, galbūt jisai su tuo, kaip jis tai daro, parodo ir savo poziciją šitam pasaulyje. Ne kaip aktorius, bet kaip personažas, bet jis tą personažą užpildo. Jo, pavyzdžiui, gal net tokia, gal kad jis veganas parodo. Tai, žinai, bet tiesiog kaip užpildo gyvybės. Tai irgi labai daug kūrybos, net jeigu atrodo atlieka funkciją. Ok, labai geras pastebėjimas šitas jo. Kad, prašau, labai nusipelniai, kaip sakant. Tikrai nusipelniai. Kad net pačiam tam atrodo mechaniškam pasakė padaryk tą ir tą, vis tiek žodžiais režisierius negali perteikti milijonų judesių, kuriuos tu padarai, ta prasme, tavo emocijų, tavo išraiškos, ta prasme, tavo balso tono. Ir va tu pats užpildai. Ta pats užpildai, nice. O rimtai, ar bandai galvot, vat, kokio filmo tu norėtum? Kokiam vaidinti? Jo, nes mano, aš kaip žmogus, aš iš karto, vat, žmogus kažko noriu, va čia viena mergina nesnei susipažino, ar ne? Ir jinai vat nori išmokti piešti, ar ne? Ir aš iš karto, tai reikia, na, žinai, tai tiksliau, taip galima, jo, kuris kelias tau atrodo įdomesnis, žinai, kaip tu ten eitum, ir mes net susitrim, kad būsim accountability partners, jinai viena, kaip sakant, įprotį savo mes, aš kitas, o įprotį mes, nu, tipo pasilyginsim, žinai, kad būtų lengviau, žinai. Gerai, labai padėtas su kitais daryti. Tikslų siekti. Jo, tai vat, jeigu užknisu sakyk, bet man tiesiog tikrai nuoširdžiai įdomu, aš kaip noriu papušinti tavo idėją, kad tu, kaip sakė, noriu vaidinti, aš toks tiesiog čia ir dabar, let's varom darom, žinai. Jo, kokiam norėčiau? Jo. Tai norėčiau tokiame filme, kur mano personažas, galbūt tai reiškia, kad nebūtų tenais extra, bet kad būtų
ekstra tai tie, kur visiškai ten masuotės ir taip toliau. Bet kad turėtų savo arką, čia jau būtų žiauriai didelis man pasiekimas. Tai gali būti ir antraeilis, bet tarkim ten, žinai, nežinau, kokia pagrindinė personažo sesė, kuri tenais, tarkim, pradžioje jaučiasi atstumta mamos, bet pabaigoje, tarkim, atranda kaip prieiti. Nežinau, tarkim, jau mini kažkokią. Hero's Journey. Jo, arka tai, kad įvyksta pokytis, ne? Įvyksta ta Hero's Journey. Taip, kad charakteris auga, evoliucionuoja. Jo, tai aš čia taip labai kukliai svajoju, bet žodžiu, bet man jau vien šitas dalykas būtų labai įdomus uždavinys savo pačiai. Tai toks tai atrodo net nuo šito mažiuko uždavinuko norėčiau pradėti, o tada jau žiūrėti pirmin. Aš vienu metu savim labai pasitikėjau jau šitoj srity. Atrodė, wow, jau ten yra emocijas valdau ir ten dėmesį valdau. Ten, nu jau tikrai atrodė, kad gali filmuoti jau. Kad jau galėčiau tikrai nusifilmuoti ir pilnai atlaikyti. Ir jau ten ir vienam castingui jau ten daugiau buvau nuėjusi. Bet aišku, su castingais yra toks skaudus dalykas, ten labai daug atstumimo, nes tiesiog milžiniška konkurencija. Tai va, taip ir gavosi, kad tiesiog kažkaip svajau, bet ir vėliau kažkaip nuleidau rankas ir dabar jaučiu, kad ir tie skilsai nebe tam pačiam lygiai. Tai va, vienam turėti personažą su ta arka, manau, būtų šiuo metu jau man labai smagus išbandymas ir aš žinau, kad šiaip man atrodo susitvarkyčiau normaliai. Aišku. Tikrai. Ačiū, duok 5. Duok padą. Pum. Irgi 5. Tikrai, kada buvo gyvenime situacija, kad tu nesusitvarkytum? Aš asmeniškai nežinau ne vienos, kiek mes bendram laiko, aš nežinau ne vienos, kad tu nebūtum radus kažkokio sprendimo ar išeities. Kaip ačiū, šiaip yra turbūt buvę, bet gal dabar neužfiksuoju, kad taip jau visiškai kažką atmeščiau. Nu, tu prasme, niekad kalėjime nesidėjai, ar ne? Dar kol kas. Aš čia toks kvailas pavyzdys, bet esmė ta, kad realiai, jeigu nėra gyvenime tokių siaubingų dalykų, žinai, atsitikę ten, kalėjime ten pabūt, ten kažkoks... Žmogaus nenutrenkiau, nieko dar nenuspyriau nuo laiptų. Supranti, man atrodo, mes kartais tiesiog labai pervertinam savo, pavadinkim, nepasisekimus. Nieko blogo neatsitiko, visiškai nieko blogo nepadarė, viskas normaliai, bet kadangi galbūt buvo ne super duper, bet normaliai, tai mes tokie, čia vat, gal ir ne viską gerai sprendžiu, gal kažką, žinai. Tiesiog, vat, nes aš dabar nemažai knygų skaičiau, dabar 3 knyga, kurią 2 klausiau, dabar 3 skaitau, Dievų mišką, žinai, bet iš tos tematikos, kaip sakant. Ir vat, tos knygos, jos suteikia neįtikėtiną perspektyvą gyvenimo, kas vat, yra tas pragaras žemėje ir kaip net tokiose situacijose žmonės sugeba išlikti, ne visi aišku, bet sugeba išlikti žmogiški, to prasme nuoširdūs, tikri, geri, rast prasmę galų gale. Viktor Frankl, žmogus ieško prasmės. Žiauriai gerai. Neįtikėtina knyga, ta prasme, bet vat, net tokiuose kritinėse situacijose visiškai siaubingai, neišino savo kokie ten baisumai, bet vis tiek išgyvena, išlieka. Išsaugos stuburo kažkokį. Va būtent, ir toliau gyvena. Ir va būtent, ir mane tos knygos labai įkvėpė, kad niekada negalime mes savęs, kaip sakant, nugramzdint ant tiek, kad jau man čia nesiseka, aš čia lopus, man čia blogai, man čia, žinai, tas ir anas. Ne, viskas gerai su tavim. Ir kad vilties visada yra. Absoliučiai nesvarbu, kur tu esi, vilties visada yra. Labai gražu. Taip. Mano mamytė yra irgi mokytoja ir jinai savo mokiniams sako, kai jau ten būna kažkas labai sunku, kad kol kvėpuoji, visada gali kažką pakeisti. Taip. Visiškai. Jeigu jau ten kažkokia situacija arba ten tave apsupia žmonės, kur tave varo į neviltį, nu, tu kvėpuoji, tai tu gali tai pakeisti. Taip. Esi koncentracijos stovykloje, yra visi tie dalykai, bet tu dar turi savo mintis. Dar nepadarė lobotomijos tau niekas. Tai dar gali pakeisti. Įvadas vienas, jo. Bet vat, kad visada yra, kaip sakant, viskas gerai. Ir vat, kaip mes podcastą, žinai, pradėjom, ar ne? Po truputį, mažai žingsniai. Čia sakau, 7 jau bandymas, žinai. Tikiuosi bus jau 2, kurį bus galima paleisti. Tai aš tai taip ir matau, kaip tu realiai gali pradėti tiesiog žaisti su savo video operatorium, davai kuriam filmą, ar ne? Tiesiog, aš visiškai taip matau. Su savo mylimu, aš jau sakau video operatorium, bet tu supranti, apie ką aš. Nu tai va, kad realiai tu turi žmogų, jis filmuoja, kuriam patinka, kuriam įdomu, ir jis realiai tiesiog galima pradėti, žinai, žaisti ir bandyti. Ir tokiais mažai žingsneliais, kaip ir mes mažai žingsneliais viską darom. Kaip ir ta kūryba, kur tau sakiau, tie užsiėmimai. Mažai žingsneliais. Žaisti. Nebandyti savęs pastatyti kažkokią poziciją, kuri yra labai atsakinga, labai jau apgalvota, sustatyta brėžiniai. Ne. Nes niekada ir neišsipildys. Tai, žinai, žmogus planuoja, Dievas juokis.
žmogus planuoja, Dievas juokias, visiškai. Taip kaip sakant, eik žaist ir žiūrėk, kas iš to išeis. Tai aš labai dėkoju tau šiaip už tą paskatinimą. Nemeluosiu, iš tikrųjų, su Titu mes labai daug kartų jau esam. Rimtai? Fantazavę, kaip mes tai darysim. Tuo labiau. Bet tiesiog, kad... Dirbo, kaip sakant, paruošta. Jo. Tai va, tada reikia to tokio paskutinio spyrio, atrodo. Bet galbūt čia ženklas, žinai, šiandien su jums pasišnekėti ir tą išgirsti. Tai man atrodo, kad jo, nevyksta dalykai veltui. Tikrai ne. Tarsi pažiūrėkime, mes žaidžiam šitą žaidimą, žinai, mes tikimės, kad jis bus geras. Įsijungia berniukai, daug fotoaparatų ir lempučių. 2 telefonai, ta prasme, vieną mikrofono rinkinį nupirko kitas, žinai, tada lempų pasiskolinami, žinau, draugų iš kitų, ta prasme, pusė įrangos skolinta, gerai. Žiauriai, šaunuoliai, gerai. Skolinta, kita nusipirkta, kita tokia improvizacinė, ta prasme, žiauriai smagu. Ir va tai prasideda geri dalykai. Nes vat, kai kitus podcastus klausau, tai kodėl man podcastai tai patinka? Nes ten vat, visi žmonės vat, visiškai tai pradėjo. Ir didžioji dauguma tų sėkmingų pavyzdžių, žinai, kur savo verslus sukūrė, kur savo, žinai, bendruomenės išplėtė, padarė gyvenimą geresnį kitiems žmonėms, tapo kažkokiais tai, įspūdingom asmenybėm, jie visi pradėjo žaisdami, va, tokius paprastus dalykus. Niekada nebuvo aiškaus plano, būsiu taip ir taip, darysiu tą ar tą. Ne, visi žaidė, viename ar kitam gyvenimo etape ir staiga kažkuriuo momentu supranta, kad, žiūrėk, mano šitas žaidimas yra vertingas, aš jau moku tai daryti ir tai neša vertę kitiems žmonėms. Ir tada, kaip sakant, atrodo, būna pasiekiamas tam tikras taškas, kur viskas taip eksponentiškai pradeda augti. Bet iki tol tu žaidi, kopi patirtį, vertę, kurią kiti gali suprasti ir sprogsta viskas. Ir eina į viršų. Bet niekada nebūna, kad dabar mes pradėsim profesionaliai. Ir iš karto buvom jo. Niekad taip neišeina. Nes jeigu pradedi nuo ten, tai dažniausiai leidžia žemyn, kad tu išmoktum visas pamokas ir tada gali pradėti kelti. Tai aš labai to linkiu jūsų podcast'ui. Ačiū. Ir aš tuo tikiu, nes tu moki vesti pokalbius ir tau nuoširdžiai įdomu žmonės, kad čia yra didelė dovana. Taip. Ir vienas atsiprašau. Aš tik trumpai, aš palaimintas Dievo, kad galiu tiek daug nuostabių žmonių pažinti. Aš žiauriai tuo džiaugiuosi, kad tiek nuostabių žmonių gyvenime atsirado. Tu priėmiau asmeniškai tokia. Taip ir yra. Ta prasme, tu vienas iš tų žmonių, žinai, ir aš kažkaip visus juos noriu pakalbinti, visus noriu pakviesti ir parodyti Lietuvai žmonėms pasaulyje, kokie nuostabus ir kiek daug gero yra. Ir kad nebūtina, žinai, žiūrėti į dangų ar žiūrėti kažkokius tai ten topus, kad rastum įspūdingų asmenybių, jos yra čia, ta prasme, tavo gyvenime, aplinkui tave. Jo, tik apsidairykit, žinai, atkreipkite dėmesį, nuostabių žmonių pilna. Ta prasme, tiesiog reikia, kaip tu sakai, susidomėti jais, parodyti dėmesį, išgirsti, paklausti ir tu pamatysi, kad ir tą daro, ir aną, ir trečią, ir ketvirtą. Galų gali kiekviena močiutė, kai jos paklausė ar seneliai, ką jie išgyveno, ką jie patyrė. Aš atsimenu, važinėdavau iš Vilniaus į Birštoną su autobusais. Ir visą laiką, jeigu būdavo kokia laisva vieta šalia senukės, aš visą laiką atsisėsdavau, žinai. Arba jeigu šiaip senukai ieškojo, tu sakau, atsisėskit, čia viskas gerai, žinai, nes jie tokie nedrausus, galima, negalima. Ir jie prisėsdavo ir mes šnekėdavom, ir jie pasakodavo savo gyvenimo istorijas ir jos tokios neįtikėtinos. Ten filmus gali rašyti iš to. Ta prasme, tikrai ne vieną filmo scenarijų, žinok, realiai girdėjau iš močiučių ir būtinai apie tas meilės jų istorijas. Ten buvo, wow. Ir aš atsimenu, buvo viena močiutė, kuri sako, aš dabar tiksliai nepamenu, bet maždaug buvo taip, kad jinai, kai buvo jauna, kaip sakant, graži, ten jau metas tuoktis, jinai susižadėjo su vienu vyruku, bet jisai kažkaip atsitiko, kad jam reikėjo ar į kariuomenę išvažiuoti ar kur, ir kaip sakant, jisai po tos kariuomenės kažkaip ar pasenė grįžo, ar kaip jinai jo laukia, o jis kažkaip neįrašo nei ką, kaip ir sako, jis gyvas, bet jis kažkaip negrįžta, kažkas ne taip, žinai. Pasinina tiesiog. Pasinina, jo, tais laikais pasino tiesiog. Ir tu prasme, bėgo laikas ir nieko, žinai, neatsiranda, jinai ten jau depresuoja, ten jau liūda, kas čia daros, ten bando įsurastis kažkam kitą miestą, ten neatsako. Ir staiga kažkaip jinai nuėjo, atsimenu, į tą vos ne kariuomenės ten padalinį, ar kur ieškoti, ar kažkaip, nes jis sakė, kad girdėjo, kad jis ten dar apsilanko. Ir jinai ten sutiko kitą žmogų, kažkokį karininką tokį, žinai, aukštesnės pareigos, toks didesnio stoto, ta prasme, kietesnis yra, žinai. Ir ką, jie, kaip sakant, pakalbėjo, jisai jai buvo toks visai nieko, bet jinai kaip dar savo ieškojo, o jam jinai buvo tokia, wow, kokia moteris, kaip faina, kaip gražu, aš noriu su ją dar, žinai, kartu susitikti. Ir tada, žinai, jisai pradėjo tam įsirašinėti. Jis ieško to savo pabėgusio vyruko, o šitas jisai pradėjo, žinai, rašinėti. Ir vieną kartą kvietė, ir antrą kartą kvietė, ir trečią kartą jau sutiko. Žinai. Nu gerai, susitinkam, žinai, čia su to jau nieko tikriausiai nebus. Susitiko, pabuvo, pašnekėjo ir sako, ten praėjo kažkiek laiko ir
aš jau matau, kad jau mano širdis pa šitą krypsta. Ir aš klausau, sako, jo, ir jis paskutinį irgi karą išvažiavo, aš jo labai laukiau, bet jis sugrįžo pas mane, ta prasme, ir mes ten kartu gyvenom, ten kūrėm šeimą, ta prasme, ten vaikų susilaukėm, paskui jisai ten susirgo, tai aš dabar jį prižiūriu, dabar jis Birštono sanatorijos ir aš pasivažiuoju. Ir jau mes atvažiuojam į autobusų stotį. Ir aš taip žiūriu per langas, čia gali jisai, sako, jo, čia jisai, jis taip stovi, taip laukia, žinai, taip, taip, nežinau, vyriškai taip stovi, senas, pražylęs toks, bet taip tvirtas, žinai, stovi. Ir aš atsimenu, ir mes kartu su ta močiute išeinam, žinai, jinai, aš tą trumpai užmiu takį, jinai jam ten kažką pasako, jis taip pažiūri mane ir sako, ačiū, kad tu ją, žinai, ar pasaugai, ar ką, kažkaip taip pasakė, toks ranką paspaudėm ir nuėjau. Žiauriai gražu buvo, gali filmą, žinai, rašyti iš to. Ir tokie, atrodo paprasti žmonės, bet įspūdingos istorijos, įspūdingi išgyvenimai, nuostabios širdys ir jų daug yra, tik tu turi mokėti pastebėti juos. Tai jo, tai aš šitą podcastą tokia yra idėja, tokius žmonės pastebėti, pakviesti, pakalbinti ir pareklamuoti. Kaip tu ir sakai, reklama. Reklama. Jo, nes aš tikrai jau turėjau tą viziją, žinai, kad kai bus viskas čia įsibėgė, žinai, bus daugiau žiūrovų ir daugiau ausų girdės, kad ateisiu, kokį fainą žmogų, apsakant, pakalbinsiu, pareklamuosiu ir tada jis gaus darbo pasiūlymų gerų. Taip, ar galimybė, ar vaidinu, ar dar kažkur, aš labai to norėčiau realiai. Ir tikrai, aš net turiu keli žmonės galvoju, kad taip tikiuosi, kad jie ateis čia, pabūsim ir tada, kad jie gaus kažkokiu tai gerų pasiūlymų. Geras. Jo, graži misija. Jo. Man šiaip kažkaip gražu klausytis, kad taip drąsiai imiesi, darai ir dar už to turi tokių ne tai, kad tikslų, bet tokių lūkesčių kilnesnių, žinai, kad ne tik tais ten kažkaip pasirodyti. Aišku, man pačiam be galo malonu kalbėti su fainai žmonėm, bet noris ir jiem kažką, nežinai. Tikrai. Tai žinok, vien tas pokalbis jau atneša. Tikrai. Jo, šitas irgi buvo, kad gerai pakalbėti su žmogum, kad jam ar jai būtų gera, prasminga ir naudinga, ir šitas dalykas irgi. Nes aš minėjau tau šiandieną, kad jau buvo gana ilga diena. Ir aš irgi jau tokia pavargus. Tai aš galvojau, kaip čia palaikyti tą energiją, kaip tenais kas čia bus, jo, ir dar, bet galvojau, ir gerai tas, kad su tokiu nuovargiu mažiau maivisiuos, ar ten mažiau kažką bandysiu čia įrodinėti. Bet tuo pačiu kažkaip pagalvojau, kad dabar pasikalbėjom ir taip vėl užsikūrė smegenys, atrodo, vėl taip pabudau kažkaip visai, tai ačiū tau. Bet dabar jau reiks įt miegot, tai gal ir ne ačiū tada. Čia jau nieko negaliu pasakyti. Reiks išsirašyti. Man labai patinka rašyti. Grįšiu ir taip ką aptariam, kur ten susikabino dalykai. Taip. Aš dar prieš einant link pabaigos noriu dar kelis dalykus paklausti. Talentas yra įdomus klausimas, tai įdomus dalykai. Ir ar tau pavyko suprast, kas yra talentingas, tarkim, režisierius, kas yra talentingas teatras? Kaip būna, žinai, tie kino režisieriai, ten Jamesas Cameronas, ta prasme, yra dar kitų. Quentin Tarantino. Ta prasme, kad yra kažkokie, tai atrodo, režisieriai, kurie atrodo daugelį filmų padaro tokių, kuriuos tiesiog norisi žiūrėti, kurie įspūdingai traukiantis, ta prasme. Ir vardas kitaip varo per visus žanrus. Jo, ir Ridley Scottas, ta prasme, Cameronas, tas Tarantino, visokių ten yra, bet tokie, kurie atrodo vieną hitą po kito, po trečio. Ar manai, kad čia talentas jų kažkoks ypatingas, ar kaip taip yra? Ar teko apie tai galvoti, mąstyti? Labai kažkaip šitą temą vartaliodavom tenais režisūros metais. Tasai ten genijus, kūrėjas, ten kur, nežinau, 19 metų ten padariau 10 spektaklių, jau ten belenką. Yra tas momentas, kad yra dar pas mus ta iliuzija, ten Mozartas jau 13 metų, ten taip ir taip. Tai yra apdovanotų žmonių, man atrodo, tikrai turi iš savęs tokių duotybių. Bet kaip sako tenais, 10% talento, ar ten 5% talento, ir likusieji yra darbas. Tai yra kažkam, kam lengviau turbūt. Tai to neidealizuosiu. Yra kam tiesiog laiku ir vietoje atsiduria. Arba turi kažkokių privilegijų nuo mažens. Tarkim, tenais turi galimybę lankyti tam tikrus būrelius, kur, tarkim, ten vienkiemių vaikai neturi, ar panašiai. Tai man atrodo labai daug susiklosto tokių galimybių. Bet taip sakyti, kad tenais talentingas, netalentingas, ar ten genijus, negenijus, kažkaip būtų per daug plokščia ir per daug apiplėštų.
visą tą konteksto galybę, kuri apsupa žmogų. Tai gal aš neturiu konkretaus atsakymo, ar yra toks dalykas, ar nėra. Nu, yra, kam lengviau klostosi, kas labiau apdovanoti. Pavyzdžiui, Titas, mano draugas, tai jisai sporte, jis kod ir ko imasi, jam viskas gerai sekas. Ir atrodo, turi žmogus tą pajautą savo kūno tokią, kur atsistosis ant snowboardo jam gerai eisis, atsistos ant slidžių gerai eisis, atsistos ant wakeboardo gerai. Kad turi pajautą savo kūną. Ant banglentės irgi pavyko atsistoti per pirmą pamoką. Toksai turi savo kūno labai gerą pajautą ir čia, žinai, gali galvoti, ten galbūt čia yra talentas. Man atrodo, kad jis yra apdovanotas tam tikrą, turbūt tam tikrų raumenynų ir taip toliau, bet jį ir nuo mažens ten pastatydavo ant slidžių, pastatydavo ant kažkur sportuoti arba tiesiog, kad gamtoje augo. Skatino, kaip sakant, nebuvo taip, kad tipo, neik, nebandyk susižeisti ten užsimušę. Negazino tikriausiai tiek jokio. Pavyzdžiui, o aš, tarkim, tikrai įsibauginusiu nemažai dalykų esu, aš ten ir su dviračiu stipriai nugriuvusi ar dar ten kažkur, ir tada toksai, kaip jau kristi, su riedlente, su labai stipriai nugriuvus kažkada. Ir irgi man po to laiko tas toks greitis, pavyzdžiui, šiek tiek nebejaukumo kelia. Na ir gal, yra kas neturėjo tokių traumų arba kažkaip labai sveikai per jas greit perėjo. Ir turi vėl visai kitas duotybės duotajam laikė. Tai sakau, čia turbūt kontekstas kontekstui nelygus, bet kad kažkam lengviau, tai jo. Manau. Jo, ir aš pritariu pilnai, kad talentai yra realūs, tikrai jų egzistuoja, bet aš juos matau kaip kažkokius gamtos dievo dovanas, kurias tau suteikia, kaip sakiau, gali būti žmogus neįtikėtinai gerai jaučiantis savo kūną, ar ne? Tai tarkim geras sportininkas, tada yra žmogus, kuris neįtikėtinai gerą klausą turi geresnį laikyti. Jis labai geras gali būti muzikantas. Arba jis gali būti labai geras mechanikas. Žinai kodėl? Nes jis gali išgirsti, kas varikliui ne taip, vien tik iš klausos. Jam net nereikia lysti, ten jis girdi, kas ten ne taip. Yra tokių žmonių, aš tokių pat žinau. Geras. Tai niekada nesimaišiau, kaip kietai, kaip tu gali daug vietų pritaikyti savo tą patį talentą. Būtent, kad tas talentas, jis nereiškia, kad tavo gerai klausytų geras muzikantas. Tu gali daugybę skirtingų sričių. Tu gali būti galbūt net neįtikėtinas fotografas gamtos, nes tu girdi kažkokius tai garsus, ten tolimus paukščiukų. Ir tarp kitko, žmonės su gera klausa, jie labai gerai ir tarimą kitų kalbų gali valdyti. Labai išmokti tarti kaip vietiniai žmonės. Tai va. Kad čia yra, kad tas talentas, kaip aš jį suprantu, jis yra kažkokia tai gamtos dovana, kažkoks įgūdis labai geras, kuris, kaip sakant, daugybė skirtingų sričių gali būti išreikštas. Daugybėje. Ir tuo pačiu gali būti apleistas ir išėjęs niekais. Absoliučiai. Mes ir tokių žmonių pažįstam. Aš irgi pažįstu vieną neįtikėtinai talentingą klasioką savo, kuris talentų tiesiog niekada nevystė. Jis, kaip sakant, užsiėmė kitais dalykais, jo talentai, kaip sakant, nugrimzdo kažkur ir viso. Ir jis, kaip sakant, nieko su jais nepasiekė. O taip pat pažįstu žmonių, kurie neturėjo talentų. Pavadinkime, akivaizdžių talentų neturėjo, bet labai daug dirbo, labai daug stengės ir nuostabių dalykų pasiekė. Ir tikrai internetas pilnas tokių žodžių sėkmės istorijų, kur žmonės be talento užsidegė, kad aš nieko nemoku, aš nieko nesugebu, bet aš ant tiek daug stipriai dirbsiu ir daug, kad tai išsivysto tą įgūdį, kuris yra aukštesnis nei tas talentas. Jie pasiekia aukštesnio lygio negu tie talentingi žmonės, nes jie neįtikėtinai daug ties to dirbo. Man atrodo, ar Pikasas sakė, kad sako, apie įkvėpimą sakė, kad įkvėpimas turi rasti tave dirbantį. Absoliučiai taip. Kaip ir sakiau apie tavo upelio metaforą, tu padarai jam, ta prasme, tu jį atkemši, tu padarai jam tą vagą ir jis pradeda pats tekėti. Bet jeigu tu lauksi, kol jis pats atsikemš, tau reiks laukti liūties, tau reiks laukti atiterpimo, kaip sniegas dabar, kol nutirps, ar ne? Ir tada prasideda šitie dalykai. Mano kaimynė tokia močiutė sakė, jau rytoj lietų tislis. Jeigu ji teisi, greit tos pliurzės mažės. Matysim. Gerai, Miglė, dabar paskutinis klausimas. Ir pagaliau galėsi eiti miegoti, kaip sakai, rašyti. Rašyti pirmąjo, išsirašyti viską reiks. Ok, dabar mums reikia... Ar tu pažįsti žmonių, kurie su muzika dirba? Ok, nes mums reikia tokio muzikinio intro podcast'ui šiek tiek. Belia ką, 10 sekundžių, gal mažiau. Tai galėsi parekomenduoti, ką? Galėsiu. Awesome. Tai gerai, tai ačiū tau labai. Čia viskas šis klausimas buvo. Nice. Tokia pabaiga. Ačiū tau labai. Ačiū. Jeigu išklausėte iki galo, mes esame jums be galo dėkingi. Nes laimės teorija tai tiesiog du žmonės, kurie filmuoja su savo telefonais ir neturi jokios podcastų kūrimo patirties. Nepaisant to, mes esame pilni entuziazmo ir noro kurti prasmingą turinį. Būtent todėl
Tai jau 7. laimės teorijos dublis, tačiau tik 1 epizodas, kuriuo, kad ir su klaidom, bet vis vien pasiryžime pasidalinti. Įsivaizduokit, kokie kartus ir netašyti buvo pirmieji 6 bandymai. Kiekviename iš jų kildavo problema ar dažniausiai kelios problemos, kurių mes nebuvome numatę ir patyrę prieš tai. Ar dėl naujos įrangos, kurią pasiskolinom iš draugų, ar dėl biudžeto, kurio mes neturim, dėl patirties trūkumo ir taip toliau. Vieną kartą mums koją pakišo net elektrikas, kuris įrašo metu nusprendė išjungti elektrą. Galite įsivaizduoti? Aišku, tuo pat metu buvo ir labai juokinga, ir graudu, bet nepaisant viso to mes niekad nepasidavėm ir kiekvieną kartą stengiamės vis labiau, nes nepaisant techninių kliučių, pokalbiai visada būdavo prasmingi, įtraukiantis, nuoširdūs ir tai mus įkvėpė judėti pirmin. Taip gimė ir mūsų vizija – bendrauti su žmonėmis, kurie dar nėra pasiekę savo svajonių ir kurie dar nėra visuomenės aukštumose. Mes norime kalbinti žmonės, kurie susiduria su iššūkiais ir nėra tikri, ar jų svajonės taps realybė, bet nepaisant to, jie vis vien nepasiduoda ir intensyviai dirba toliau. Aš tikiu, kad dalinimasis jų istorijomis įkvėps ir jūs, mūsų žiūrovus, prisijungti prie mūsų kelionės ir paskatins jūs mažais žingsniais savo tempu siekti svajonių. Ir pats pirmasis žingsnis gali būti labai paprastas. Užrašykite savo siekį, savo svajonę ar savo norą į savo užrašų knygelę. Galite ją parašyti mūsų komentaruose arba atsiųsti mums elektroninį laišką. Ir sekantis žingsnis – paspausti subscribe ir like mygtukus, kad mes žinotume, kiek žmonių nori kartu su mumis eiti į pasaulį laimės ieškoti.